Tai sveiki visi, aš esu Vaiva Kubilaitė, TechKinship bendra įkūrėja. Ir šiandien sveikinu su jumis iš laidos TechKinship balsai. Šiaip, jeigu jūs anksčiau stebėjot arba ateinat gyvai į mūsų renginius TechKinship, tai nepergyvenkit, niekas nesikeičia. Renginiai kaip buvo, taip ir lieka. Tiesiog mes norėjom naujo papildomo formato, kur galėtumėm gal su mažiau pašnekovų nueiti šiek tiek į gilį. Ir šiandienos mūsų pašnekovas yra Almantas Dulkys, Pauzė konferencijos įkūrėjas ir šiaip, mano nuomonė, vienas geriausių crazy rašytojų LinkedIne. Tai jeigu jūs jo nesekat, būtinai pasekit, visada papaustų yra apie ką pagalvoti, iš ko pasijuokti, kartais ir dėl ko paverkti šiaip jau. Tai okay. Almantai, ačiū tau, kad čia esi. Labas. Labas, tai aš tai noriu padėkoti tau ir visai TechKinship komandai, kad daro tokius prasmingus eventus nuo eventų iki štai podcasto. Tai labai smagu būti turbūt pirmajam šitom formate naujam. Taip. Kaip jautiesi pradėjus naują formatą? Labai pergyvenu, ačiū, kad paklausai. Labai pergyvenu. Tai mes šiandien apie emocijas ir pasišnekėsim. Yes. Ir jumpinant į tai, apie emociją, žinai, aš galvoju, rugsėjis, čia mum ant nosies ir nežinau, kaip tau, man tai rugsėjis yra šiaip kaip sausio pirma, žinai, nuo sausio pirmos, tai taip nuo rugsėjo prasideda dalykai, mes grįžtam į darbus po atostogų, vaikai ten į mokyklą, būreliai, sportai, viskas grįžta. Ir tada yra toks noras, dabar jau pavarysiu. Ir tada, žinai, aš galvoju, su tuo pavarysiu ateina to pačiu galimybę stipriai persistengti. Ir aš sakiau, kad mes pradėsim nuo to, kad šiaip apie perdegimą, man atrodo, jau tiek kalbėta. Ir aš vakar podcastus truputėlį beruoždama persižiūrinėjau, žinai, tai kaip tik radau irgi tokį 2020 rugsėjo mėnesį darytas podcastas, žinai, apie perdegimą. Tai ar verta dar kalbėti? Gal jau mes čia tokie apsišvietę ir all fine? Tai matai, perdegimas, mes Lietuvoje perdegimą apsitai pradėjom įvardinti su tokia konotacija, kad tai yra kažkokio profesinio, ne visai teisingo gyvenimo išdava. Bet iš tiesų tai tų perdegimų dabar jau galima suskaičiuoti labai įvairių ir šiaip jau bendraja prasme tas perdegimas, tai mes jį galim turėti tiek profesiniai veikloje, tiek asmeniniai, pavyzdžiui, ten koks tarp asmeninių santykių perdegimas, ar ne, ten jeigu turim toksišką sutuoktinį arba sutuoktinį, galim perdegti nuo apskritai santykių, galim perdegti nuo motinystės arba tėvystės lygiai taip pat, tai mes turim, tą perdegimą daug labiau platinti tą savoką, nes iki šiol kažkaip galvom, kad štai ir tu, intro darydama pasakei, kad mes grįžtam į darbus nuo rugsėjo 1, čia vaikai mokyklas irgi su mintim, kad turbūt tas perdegimas mus persekioja tik tais profesinė veikla. Iš tikrųjų tai ne, tai perdegimas, kaip ir bet kuri kita psichikos turbūt liga ar sutrikimas, jisai gali būti labai įvairiose srityse. O ar reikia šnekėti, tai turim savo atsakyti ir turbūt pasižiūrėti statistiką, kiek apsitai yra sergamumas visomis psichikos ligomis, nes perdegimas nėra kažkokia išpjauta iš kitų psichikos ligų liga, kurią serga šiaip jau turbūt didžioji dalis išsilavinusios visuomenės. Tai kalbėti apie psichikos sveikatą ir gyjimas psichikos sveikatoje yra pokalbio būdu, nes negalim kažkaip pas psichoterapeutą prisijungti prie kompo ir pasakyti, kokia mūsų ten diagnozė. Tai tas pats perdegimas, kaip ir visos psichikos ligos, ir aš esu turbūt geras tų visokių šnekėjimų ir plėpėjimų pavyzdys, kad kuo mes daugiau šnekam, tuo tai labiau tampa norma, kad mes jeigu, žinot, kaip čia labai prasiplėčiau, bet galvoju, kaip, grįžtant prie to paties rugsėjo, kai mes būdami vaikai susilaužydavom, tarkim, ranką, ir sugipsuodavo. Ir mes, jeigu nueidavom į mokyklą, aš nežinau kaip tu, Vaiva, bet, pavyzdžiui, mano klasiokų ant to gipso būdavo krūva prirašyta visokių, parašų, tarsi, pasakant, kad čia visai cool, tas, kad tu čia susilaužė, atvariai su gipsu ir visai tu čia kietas, nes, kažkaip išgyvenai. Tai man tiesą pasakius norisi, kad ir psichikos sveikata būtų tokia padrasinanti tema, kuri, kartais man būna linksmiau, kartais būna liūdniau, kartais mes sergam, o lygos, kaip ir visos kitos somatinės ir bet kokios kitos lygos nėra nieko gėdingo ir visai verta apie tai šnekėti, kad tai, ta stigma nyktų kuo daugiau. Tai aš norėčiau, kad tas įsivaizduojama tokia alegorija į tą gipsą su parašiukais, kad taptų, kad, jeigu mes matom, kad kitam, nežinau, ten žmogui yra tikrai sudėtingas etapas, kad mes galėtume padrasinti, kad uždėt mentaliai tą parašiuką, kad aš tave palaikau. Tai aš tai labai kviečiu taip ir toliau šnekėti apie tai ir kad tai taptų kuo plačiau aptarinėjama ir tokia padrasinanti tema. Jo, nes mes iš tikrųjų dažnai vienas dalykas bijom prisipažinti, ir ten ar perdegėm, ar pavargom, netgi nebūtina daeiti iki paties perdegimo, ar ne, bet tai, kad man per daug darbo, arba aš nespėju, jau yra kažkokia bloga konotacija, kad, tai kažkas čia su tavim negerai, tu čia kažkur nesusitvarkai. Jo, nes kitin tai nepavargsta ir neperdega niekados, užprogramuoti varo iki begalybės.
Tai klausyk, šiaip galvoju, tavo istorija jau daug kartų girdėta, man rodos, bet gal tu gali trumpai, papasakot savo tą istoriją su perdegimu ir kurį suprantu, kad ten nuėjo visai. Čia nepaslaptis turbūt klausytojam ir žiūrovom, kad mes ruošiamės kaip, tokie, kaip čia, labai rūpestingi podcasteriai šitam podcastui ir Vaiva uždavė man šitą klausimą, aš galvoju, Lemba, reikia trumpai papasakoti savo gyvenimo istoriją. Daugmaž kiek mes šį laiko turim valandą, gerai. Jeigu taip visai trumpai, turbūt esminis elementas buvo tai, kad aš irgi patyriau perdegimą, patyriau jį tokį labai sunkia, sudėtinga forma, susiklojo mano asmeninėme gyvenime labai didžiuliai praradimai, profesiniai veikloj aš turėjau, šūdas turbūt nekeiksmas, tai pasakysiu, šūdiniausią vadovą pasaulyje, taip ištiko tokį gauti, tai vat ir neturėjau paramos nei vienoje, nei kitoje srityje ir sulūžau taip gana kardinaliai ir atgulęs į psichiatrijos ligoninę, ką irgi visai drąsiai pasakoju ir visiems rekomenduoju, kad ir kaip baisiai tai skambėtų, nes tai yra šiaip jau gera vieta, kai yra labai blogai atsidurti. Ten sutikau tą patį kolegą, ne savo vadovą, bet kolegą iš savo skyriaus ir tai buvo man toksai tarsi ženklas, nors ženklais netikiu, kad gal vertėtų pradėti apie tai plačiau kalbėti. Ir tai buvo prieš 5 metus ir kažkaip užsiėmiau aš kalbėti plačiai apie tą temą ir tiesą pasakius labai gerai sekasi tas visas dalykas. Tai jo, čia jeigu trumpai, nes ilgai tai su detaliam pasako, ten turbūt įdomių dalykų yra, bet gal mes dar turėsim progą apie tai pakalbėti. Manau, kad tikrai turėsim, bet man čia perša, žinai, toks sekantis klausimas iš karto. Ar matai ką nors gerą tame savo perdegime? Tai vienareikšmiškai, aš tai matau, ta prasme, jeigu galėčiau kartoti, kad ir kiek kančios patyriau ir bet kas serga, bet kokia psichikos liga supranta, kokia didelė tai yra kančia, tai nieko bendro su skausmu, tarkim, ten kokio atviro kaulo lūžio net nėra, nes ta kančia vidinė yra, ta agonija yra net jokias kalės netilpa, atrodo, kad tu gali suplyšti iš vidaus. Tai ar aš kartočiau tas patirtis, turbūt taip, su ta mintim, kad tai, kuo aš tapau per tas kančias, ką aš supratau, o supratau tai paprastą dalyką, tiesiog pasistačiau prieš save veidrodį, supratau kažkiek turbūt dar nepilnai, bet kas aš esu, dar labiau kas aš nesu, ką gyvenime vertėtų daryti tiek iš profesinės pusės, tiek iš santykių pusės, iš apsitai suvokimo, kaip pasaulis veikia bendraja prasme. Ir tie suvokimai, man atrodo, kaip bebūtų, žinai, mes homo sapiensai atrodo, esam patys protingiausi gyvūnai planetui, bet vis tiek čia gali aiškinti, neaiškinęs kitiem, kaip elgtis, ne, paklausai kažkieno, kad ir kažkas mano istoriją paklausa, galvoja, čia man taip nebus. Ir po to, galvoju, visgi nors ir protingiausias pasaulyje gyvūnas, bet elgiesi taip durnai, kad kol per savo nepereini tas klaidas, kol savų kailių nepatiri, tai tol nesupranti, kad, blemba, reikėjo gal kažkaip prevenciškai geriau elgtis, negu eiti per tas visas klaidas. Tai aš perėjau per visas tas klaidas ir tiesą pasakius, jos labai daug išmokė manęs. Ir aš turėjau svajonę, būdamas vaikas, turėti, žinai, didelę šeimą, tai čia 4 vaikai, 3 šunys, 2 katės, 1 hamsteris, ten, žinai, ir galvojau, būsiu kažkokios didelės organizacijos, užimsiu kažkokią C-levelio, žinai, poziciją, ten turėsiu didelius namus kažkur užmiestyje, žinai, ir tiesą pasakius, aš, šiandien dienai neturiu nieko susijusio su to. Ir aš niekada nesvajojau, kad aš galėsiu būti toks laimingas, koks šiandien dienai esu, nes ten tos svajonės, kurios buvo tuo metu, buvo turbūt ne visai mano svajonės, jos nebuvo išjostos, jos buvo kažkoks, žinai, išdava matytų filmų, perskaitytų knygų, kažkokių pokalbių, kur žmonės nebūtinai irgi savo svajone gyvena, tai ta svajonė ne visai mano buvo. Tai aš dabar gyvenu savo svajone ir ačiū perdegimui ir visiems tiem dalykam baisiem, kurie mane ištiko, kad esu čia, kur esu. Vat kažkaip galvodama apie tavo istoriją, aš tą ir galvojau, žinai, kad darai dalykus, tada buvo bam perdegimas ir ten iki, taip, žinai, kaip sako, atsispirt nuo dugno gali, tai man rodos, tu ten gerai drėbėsi į tą dugną. Aš tam dugne pasispardžiau dar, ten kliošėje pasimurdžiau biškį, jo. Bet tada visai kitas gyvenimas, žinai, pasikeitė sritis, pasikeitė, ką tu darai ir kaip tu gyveni ir galvoji, taip ir sako, žinai, kad kartais reikia daryti kitos pabaigos. Kartais mes galvom, kad žmonės čia nušvinta, aš tai visai savęs jokių nušvitusių nelaikau, aš viską, ką darau šiandien dienai, kas susijusia ten su psichologija arba neuromokslas, tai yra griežtai paremta vakarietiškų mokslų, jokių ezoterikų ir labai kovoju, tarp kitko, su tais visais dalykais.
burtais ezoterikom ir visokiais raganavimais, žinai. Ir, nu, turbūt labai svarbu suprast, kad čia turbūt, nereikia jokių nušvitimų ir ten gyventi mušant gongą, žinai, visą likusį gyvenimą. Tiesiog, kartais aš tai save pokvailiu žmogum laikau, kad man reikėjo tiek daug išgyventi, kad suprast, atrodo, elementarius dalykus. Tai aš norėčiau tikėti, kad kitiems žmonėms gal mažiau reikia, žinai, kad tiesiog suprastų. Čia elementarus dalykas, žinai, aš daug metų, virš 15 metų pradirbau IT ir tikrai neblogai sekės, bet aš visą gyvenimą jaučiau tuo metu to karjerą darydamas, kad, fainai, pinigai dideli, žinai, gali sau leisti labai daug dalykų, bet, viduje tai kažkas kribėjo, kad, blema, kažkas, ne taip su manim, aš norėčiau kitus dalykus daryti. Ir ten, žinai, tėvų tokie pasakymai, kad, žinai, čia su menu arba su kūryba tu čia neišgyvensi iš to. Ir nors buvo daug ženklų, aš turėjau ir labai nuostabų draugą, kūrybinės agentūros vadovą, kur sakė, Almantai, tu žiauriai figenai rašai, davai ateik pas mus parašinėt. Ir aš tada mano atsakymas buvo, tu nedruniuok, tu man tiesiog negalėsi mokėti tokios algos, kokią aš gaunu, žinai, čia dirbdamas IT. Ir jisai tada pasukinėjo, žinai, pirštą prie smilkinio, sako, pats durnas nenori, tai nereikia, žinai. O dabar tai aš tikrai gyvenu iš kūrybos ir tiesą pasakius daug geriau gyvenu negu tada būdamas IT. Tai irgi čia buvo vienas iš tų ženklų, kurių galų aš ten, žinai, niurkausi toje IT srityje ir bandau daryti tai, kas visai ne man, tiesą pasakius. Bet čia kaip ir tu sakei, žinai, daug mūsų svajonių yra mums primesta ir mes įsivaizduojam, kad taip yra ir labai sunku turbūt pačiam save pakvestionuoti, žinai, ir aš labai panašią situaciją su kitoj gyvenimo srity turėjus, kur irgi tokia pasiemu svajonę ir galvoju, čia mano, ir tada, žinai, 1 metus darau nesigauna, 2 metus darau nesigauna, žinai. Tai man turbūt prireikia 5 metų krūvos pinigų belė kiek nervų ištampytų, kol aš atsisėdau ir galvoju, ne mano čia svajonė, man nesigauna, man jos nereikia, žinai. Ir nors on the paper atrodo, wow, kaip faina, bet aš tai ten mirdavau, žinai. Po to gaila to laiko praleisto ganant ne savo svajonę, tiesiog supranti, kad, dėja, suklydau šitoje vietoje, bet irgi, žinai, tas suklydau, ar išmokau pamoką, ar neišmokau, kad jis galvoja, kad labai brangiai kainavo ir galvoju, bet šiaip pagalvojus, tai gal ne taip ir brangiai, kai galvoju, kokio dydžio pamoką aš išmokau. Tai su tom pamokom ten nežinau, kas yra pasakęs, bet kad aš niekad nepralaimiu, aš arba laimiu, arba išmokstu. Tai man tas išmokimo faktorius, aš tai daug kartų esu daug išmokęs, nes aš daug esu, kaip čia, prafeilinės visokių dalykų, bet, tos pamokos jos šiaip pafigienos yra ir, ta prasme, ir pinigai suskaičiavus, ten gal net, žinai, keli šimtai tūkstančių būtų už tų tokių skaudžių pamokų išmoktų, kur aš ten sudėjau į kažkokius verslus, į kažkokias tai veiklas pinigus ir ten duok dievę ant nulių išėjau, bet po to galvoju, tai ką aš darau šiandien, tai yra išdava tų visų išmoktų pamokų ir feilų, dėl ko man ir sekas, nes, be to aš dabar feilinčiau. Tai aš tiesiog nuėjau į tą sėkmę per visas tas krūvą nesėkmių ten 14 metų, supratęs, kad, kaip nereikia daryti. Nes kaip nereikia daryti, kaip reikia daryti, tai mes galim turbūt vieninteliu būdu išmokti, sužinodami, o kaip nereikia daryti. Tai čia reiktų irgi nemaišyti, kad ta sėkmė, jinai nesigauna iš karto, jinai gaunas labai daug profeilinus visokių dalykų. Tai aš sakau, labai džiaugiuosi, kad turėjau tuos feilus ir tuo metu, nors ir atrodė, kad sugriuvo pasaulis, bet šiandien dienai tai žiūriu, žinai, kaip čia sako, viskas gerai, kas gerai baigės, tai aš tiesiog galvoju, blema, koks aš naivus buvau, kad dariau tokius dalykus, po to galvoju, blema, kaip gerai, kad aš toks naivus buvau, nes dabar tiesiog bandyčiau tos pačius dalykus ir feilinčiau ir gal net daug didesniam skeilė, tai labai faina, kad mažesniam dabar skeilė galiu bandyti ir feilinti kažkokius mažesnius feilus. Taip, aš tai dar su tom pamokom būna irgi supykstu, kur, blema, tai kodėl anksčiau niekas nepasakė, žinai, kodėl nepamokino. Bet pasakė, tik tai tu gal per vieną ausį ėjo, per kitą išėjo. Irgi gali būti ir taip. Ir kartu man toks yra, kur iš vienos pusės atrodo, tai tiek metų, žinai, čia praleidau kažkaip klaidingais keliais vaikščiodama, bet tai dar liko labai daug metų, žinai, ir tada jau nuo dabar galiu kažkaip tikslingiau keliauti. Ir bet irgi turbūt ne klaidingais, bet tiesiog, gal kartais kryptį pameti, kažkur pasivaikštai po mišką, po to grįžti į tą, žinai, greitkelį, supranti, kad, okei, jau čia visai gal neblogas shortcutas, nukirstas, žinai. Jo, ir kaip tu ir sakai, be tų pamokų turbūt ir toliau ten klaidžiotum kažkur, žinai. Tikėtina, kad taip, čia niekada negali žinoti, žinai, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu būtum čia visur sėkmingai, žinai, kažkur pavaręs, tai niekada, žinai, kiekviena sėkmė turi pasiekmes. Gerai skamba sėkmė, pasiekmė, tai irgi su tom pasiekmėm, žinai, ne vienas, kaip čia turbūt nepaslaptis, ne aš vienintelis, ką pasakiau, bet toj pačioj psichiatriniai ligoniniai buvo žmonių labai gerai žinomų visuomenė ir tarp verslo, tai
Mes visi esame iš to paties molio dirbti ir kartais tai, kad žmogus viešumoje atrodo baisiai sėkmingas, rich and famous, tai nebūtinai jis yra laimingas ir gali turėti ten labai sudėtingų diagnozių šiaip jau. Tai čia man irgi buvo toksai pakankamai wake up toks kolas, kad žiūrėk, čia, kaip sakant, nešventėjai puodus lipdo, taip dėja yra, kad mes visi iš to paties molio dirbti esame. Ir kad nežiūrėti kitus, jo, nes mes pasižiūrim ir kitiems tai atrodo viskas gauna, žinai, ir šeima, ir darbas, ir karjera, ir veiklas, ir tas, ir anas. Čia vienas verkšytis, kuriam nesiseka. Taip, tik mes, nematom, kaip jis kampe verkia, žinai, taip pat kaip mes. Taip, tikrai taip. Tai klausyk, paminėjai kelis kartus ligoninę, bet kas tu atsitiko, actually? Vat kaip tu jau supratai, žinai, kas buvo ženklai kažkokie, kad, jau čia kaput. Tai perspėju klausytojus, kad čia bus pakankamai į tamsią vietą nueisim. Nors ir aš jau dabar su šypsena pasakoju, tai bent jau tiek, nors kartais irgi dar atrodo 1000 kartą pasakoju, bet vis tiek ten kokią ašarą iškrenta pasakojant tą istoriją. Tai aš perdegęs labai bijojau, tiesą pasakius, ten psichiatrijos ligoninės, nes irgi tos stigmos, ypatingai dar prieš 6 beveik metus, tai buvo labai tokios gajos ir čia psichiatrijos ligoninė vasaros gatvėje, tai čia atrodo jau viskas, tu išprotėjai ir ten jau nėra kelio atgal. Tai aš kreipiausi į privatų psichiatrą, kurį aš labai pažinojau ir šiaip tai yra nuostabus žmogus, kuris labai nuoširdžiai man norėjo pagelbėti be hospitalizacijos, tai reiškia, kad kam nebūtų reikėję gultis į kažkokią tai kliniką. Ir bandžiau gydytis namie ir mes ten bandėm labai įvairius vaistų kokteilius, man atrodo 8 skirtingų kategorijų vaistus bandėm. Ir dėja mano tokia situacija buvo, kad man jau negelbėjo tie vaistai, kuriuos jisai skyrė ir tiesiog irgi žmogiškoji klaida ir aš tikrai nelaikau jokio pykčio, nes tai yra tikrai nuostabus profesionalas, ten labiau gal net mano prašymu. Mes išbandėm vieną vaistų kokteilį, kuris labai šiaip jau rizikingas yra. Tai tas kokteilis įvedė mane į suicidinę būseną, kur aš tiesiog nusprendžiau užbaigti savo gyvenimą. Ir tai buvo visiškai toksai vaistų paveikta kažkokia efekto būsena, kur ir nuotaika pasitaiso ir atrodo, kad priėmė sprendimą, kuris išspręs tavo visas bėdas. Nes tas suicidinė būsena šiaip jau tikrai nieko bendro su sveiku protu neturi. Tai aš parašiau jam atsisveikinimo žinutę tam psichiatrui, kad atsiprašau, bet šį kartą nepavyko, nors mes su juo jau buvom seniai draugavę ir man šiaip jau psichologija nebuvo svetima tema. Tai jisai man paskambino ir sako, Almantai, žiūrėk, tu gali man nieko neatsakyti, dabar pat atvažiuoja pas mane į kliniką, aš tau pasakysiu porą sakinių ir po to tu jau galėsi priimti sprendimą, kokį tu nori. Ir man nuvykus pas jį į kliniką, jisai sako, žiūrėk, jeigu tu priimsi sprendimą tokį, kokį čia man parašai, tai daugiau vis tiek sunku tą momentą pasakot. Tai sako, daugiau jokių sprendimų gyvenime negalėsi priimti. Sako, tai bus tiesiog viskas. Ir aš tada save įtikinau, kad ten mano tada mažiukas vaikas buvo, nežinau, kelių metukų, dabar net nepamenu, gal kokių ten 5-6 ir ten tuometinė mano sutuoktinė ir visi mano artimieji galvoja, tai susitaikys, jiem tai čia lengviau. Tiesiog tas tokio efekto būsenai, kur atrodo, kad tai yra vienintelis būdas ir ta kančia yra tiesiog neapsakomai didelė. Ir aš išklausęs tą sakinį galvoju, blemba, kažkaip, nejaugi tai yra tikrai pabaiga, žinai, kažkokia dar sąmonės matyt buvo krislelis ir tada sakau, o tai kokie mano kiti pasirinkimai, jis sako, jeigu tu nori, tai sako, aš matau vienintelį kelią, tai tau važiuoti atsigulti ligoninę. Sako, čia reikės tiesiog tavo paties tokio labai didelės stiprybės, supras, kad tu gali būti kažkada ir silpnas ir tokio tam tikro pasidavimo, kad, aš dabar atiduodu save į rankas specialistam. Ir viskas, ir po 2 valandų aš priėmiau sprendimą, kad visgi gal neverta ten žudytis, o verta nuvažiuoti paskutinį tokį savo, kaip ir irgi galvoju, okei, tai paskutinis bandymas, jeigu nepavyks to į ligoninį, tai vis tiek turėsiu šansą nusižudyti, kad ir kaip makabriškai tai skambėtų. Ir nuvažiavusi psichiatrijos ligoninę, ten labai greitai šiaip jau pradėjo taisytis dalykai, nes tikrai galiu ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad man atrodo mūsų psichikos sveikatos specialistai Lietuvoje yra ypatingai aukšto lygio ir jautėsi labai didžiulę empatiją iš tų pačių daktarų, kad jie, žinai, sako, ir daktarai labai dažnai perdega, ypatingai psichologai, psichiatrai, kai jie į žmogų žiūri kaip į mėsos gabalą, žinai, atėjo, tai aš čia tau kažkokių vaistų išrašysiu ir varyk iš čia. Ne, ten buvo visiškai priešingai, kad matėsi labai didžiulės pastangos, buvo labai jauni specialistai, kurių dega akis, kad tau iš tikrųjų padėtų. Tai aš tiesą sakant pradėjau jaustis daug geriau po kokių 2 savaičių, kai pradėjo įsijunginėti tie vaistai, nes tu esi 24 valandas stebimas
kad irgi, nes psichotropiniai vaistai turi labai tokių pavojingų visokių reiškinių, tai kad nebūtų, tai tu esi visą parą stebimas ir tikrai pradėjo darytis daug geriau. Ir tada po 2 savaičių sutikau savo kolegą ir tada dar kažkaip linksmiau, čia jau satyra tokia, užsiminėjau, linksmiau pasidarė, kad, žinai, atėjo supratimas, kad gal ne tik tais aš esu kaltas dėl savo problemų, gal biški prisidėjo ir žmonės, kurie buvo netokie empatiški, kai reikėjo visgi tos empatijos. Tai tokia tamsoka istorija, bet visai šviesiai pasibaigusi. Ir vis dar besitęsianti. Ir vis dar besitęsianti, jo. Almantai, tai suprantu, buvo momentas, kur tu jau pats supratai, kad tau šakės ir tada nuėjai pas gydytoją, nes jau po to ten kokteiliai, žodžiu, ir ligoninė. Bet įdomu man gal iki to, kai tu nuėjai pas gydytoją, žinai, kas šiaip, gana reta, kad tu pats supranti, kad jau man reikia pagalbos. Tai kas tau tuo metu darėsi ir kaip tu savo diagnozavai, kad jau aš perdegiau, reikia eiti ieškoti pagalbos? Tai aš, kaip ir minėjau, užsiminiau, kad aš su psichologija jau turėjau šitą bendrą, aš buvau vaikščiojęs susipažinęs ten su pagrindėm psichologijos kryptim, man šiaip jau tokia tema buvo pakankamai įdomi ir galima sakyti, kad ten prieš daug metų aš turėjau pirmą tokį mikroskopinį perdegimą, neperdegimą, bet ėjimą link to, tik tuo metu ir galiu kompaniją šiaip jau paminėti, tai nuostabi IT kompanija Metasite ir jos vadovė Mantė, kuri būdama labai viena iš turbūt labiausiai išprususių emociškai žmonių mano pažįstamų ir būdama tos organizacijos lyderė, vadovė, jinai pastebėjo, kad jau su manim tikrai nėra taip gerai, kaip turėtų būti, nors aš ten irgi labai dėjau pastangas, bet jinai tada pasiūlė, gal tu norėtum tiesiog truputį dėti pauzę ir skirti laiko savo ir aš tada suprantu, koks išmintingas tai sprendimas buvo, nes aš tada per 3 mėnesius tikrai pakilau iš tokios labai nerimastingos būsenos į visiškai vėl tokį performinantį žmogų ir esu man tai dėkingas turbūt iki šios dienos. Tai aš buvau susipažinęs su tais jau tokia tam tikra simptomatika, kas gali būti, kai tu keliauji link to perdegimo ir tada tuo metu, prieš 6 metus, kai tie dalykai kartojosi, padauginus iš 10 visi tie simptomai, tai čia, žinai, įvardint tuo, kad aš tada turbūt miegodavau po 1, maksimum 2 valandas. Ir tas žodis miegodavau, tai turbūt čia irgi toks jau labai skambus, jo toks būdravimo miegas ir tada, kai tu nualpsti, aš tada trenkiausi, čia viešai irgi žinoma istorija, į kriauklę nualpęs, atsibudau kraujo klane ir supratau, kad blemba, kažkaip jau negerai, žinai, tiesiog dinginėja vaizdas, savo sąmonė jau sako, kad, yra riba visiems dalykam, mes visi kažkokį tai turim, žinai, kiekį tų žinai, resursų ir kai jisai baigėsi, tada prasideda dalykai. Tai nuo nemigos iki tokių somatinių labai paprastų dalykų, kad ten rankos dreba taip, kad sunku šakutę arba šaukštį išlaikyti, žinai, valgant, tas pats maistas atrodo visas popieriaus skonio, ten nerimastingumas visada esi ties panikos, žinai, riba ir kvėpuoji maišelį, kad ten, žinai, nehiperventiliuotum čia, žinai, gal irgi sakau satyruoju, bet buvo tų simptomų visa krūva, kur tu supranti, kad funkcionuoti kaip normalus žmogus, gyventi tau nebeišeina ir ta vidinė kančia, ta agonija, jinai užima didžiąją dalį tavo laiko ir tu tiesiog bandai kovos su tas visa simptomatika. Jau nekalbant apie to, kad tu ten, žinai, mintį po minties suki valandas, dienas ir gromulį, tai, tiesiog supranti, kad, o kas toliau, tai toliau nieko nėra, žinai. Ir tuo metu ta situacija tokia buvo, kad mane be abejo, kad atleido iš tos organizacijos, aš apsitai jutau, kad, tai what's next, žinai. Visos mano svajonės, kurios iki tol buvo, jos sugriuvo ir supratau, kad arba aš imuosi kažkokių, žinai, problemų sprendimo, kur aš jau pats nebegebu susitvarkyti, lygiai taip pat, kad nežinau, jeigu tau automobilio nuleido padangą, tai gal tu pats gali ją kažkaip, žinai, susitaisyti, jeigu ten turi, žinai, remonto rinkinį, bet jeigu ten, žinai, iš variklio pilasi dūmai ir tu net nežinai, kaip padaryti kapoto, gal reikia specialistui skambinti, tai aš pasirinkau, žinai, specialistą, bet tas privatus tuo metu tiesiog, jau irgi nebe jo jėgose buvo susitvarkyti su tą situaciją. Jau užsilaukiai vis tiek. Užsilaukiau, jo, biškį užtilsiu. Klausyk, dabar tu pasakoji ir galvoju, jeigu klausytojai, žinai, klausosi, tai ir yra perdegimo kelioniai. Tai šiuo metu jie galvoja, ar aš čia galiu varyti, nes Almantui tai tokie dalykai dėjos. Tai galvoju, bet tuo pačiu reikia suprasti, kad čia jau buvo finišo tiesioji iš tikrųjų. Ir Čia jau buvo nebe finišo tiesioji, čia jau buvo, kai tave atvelka iki finišo, žinai, už vienos kojos. Tai mano klausimas, kada reikia susimastyti, žinai, kada reikia jau sakyti stop, dabar turiu sustoti ir permastyti dalykus, kad nereiktų po to gydytojo, ligoninės ir 3 metų, žinai, ar ten 2 metų atsigauti, nes yra tas, kad perdegti užtrunka ten metus ar 2, o atsigauti po to 3 ir 4 reikia. Tai
Aš tai gal apsitai pradėčiau nuo kitos vietos, kad mes mokinamės, šnekėjau su labai šiaip išmintingu žmogum, čia nuo Jėzus ir Marijos pradėsiu, kuris sako, Lietuvoje mums trūksta 2 dalykų švietime, tai yra finansinio raštingumo ir emocinio raštingumo. Tai ir tas dalykas toksai, kad mes suprantam, kad mes finansinį skurdą kaip ir suprantam tokią, kad mes tiesiog neturim lėšų, kaip galėtume save arba savo šeimą išlaikyti, tai dar yra ir emocinis skurdas, kad mes galim būti labai finansiškai raštingi, bet gyventi tiesiog baisiam emociniam skurde. Tai tas emocinis skurdas visų pirma, kaip su juo kovoti, tai reikia susipažinti su savimi ir savo jausmais, kad mes retas gebam atskirti kokį nors ten pyktį nuo pavydo, suplakam juo, žinai, ten tiesiog negebam emocijų atskirti, jau net nekalbu, kaip su juom, žinai, dylint po to su tom emocijų, nes jos skirtingos emocijos reikalauja skirtingos, žinai, visokių strategijų, kaip su juom dylint. Tai turbūt visų pirma, jeigu tu supranti, kiek resurso turi, nes perdegimas yra elementarus dalykas, kai tu darai daugiau, negu turi resurso, apie vidinį resursą kalbant. Tai nereikia daryti daugiau, negu turi, reikia pasirinkti daryti tiek, kiek gali. Ir kitas dalykas, tai resursas, kaip ir bet kuris kitas, jisai gali būti papildytas. Tai mes jau esam praradę, kaip čia lietuviškai, capability, galimybę, išmokimą, kaip ilsėtis, ne kaip pasipildyti savo resursą, nes, pavyzdžiui, grįžtant prie tos pačios, žinai, lyginamos su kitais temos, tai mes matom, kad kaip fain yra ten bėgti maratonus, daryti Ironmanus arba ten, žinai, wakeboardinti, whatever. Ir tu supranti, kad kaip faina, ir tu bandai ir supranti, gal ne faina. Tai kažką tai pakrauna kažkurio žmonės, bet gal tau reikia, nežinau, šaškiam žaist. Nes mane, pavyzdžiui, pakrauna muzikinė veikla, aš esu muzikantas, tai aš muzikuoju ir tai mane pakrauna. Ir tai nieko bendro neturi nei su maratonu, nei, žinai, ten su Ironmanu. Bet kitus pakrauna, tai jeigu aš, žinai, laikyčiausi, kas pakrauna kitus ir nesuprasčiau, kas pakrauna mane, tai su tuo pakrovimu, įsivaizduok, jeigu man reikėtų ten maratoną nubėgti, tai aš tiesiog tiek bėdos prisidaryčiau ne tik jau emocinės, bet ir fizinės, kad mane jau turbūt vežimėlėje po to matytumėt ir kviestumėt į studijas, tai aš to visai nenoriu, žinai. Tai tas toksai emocinis raštingumas yra susipažinimas su savim ir savo resursais, toks elementarus, down to earth. Ką galiu, kiek negaliu, nuo kiek streso man pradeda drebėti rankos ir pradedu nebemiegoti, nes streso vengti gal nereikia, bet reikia suprasti, kokį kiekį aš galiu pavežti. Tai kai tu supranti tas savo ribas, tu gali visą laiką, jeigu esi tas hyperperformeris, startuperis madingas ar ne, ir nori pivotinti, challengintis ir kitus dalykus, čia vėlgi satyruoju, viskas su tuo yra ok, tiesiog turi žinoti ribą, kad štai iki šitos ribos aš galiu, o po to jau nebegaliu, aš turiu užtraukti rankinį, pasipildyti savo resursus ir vėl galėsiu. Tai puikūs vadovai yra tie, kurie mato kituose, pažinodami save, lyginamuoju būdu mato ant kitų, kad jau tas žmogus su pointeriu, pointindamas į lentą, jau tu pointerio nebesužiūri, nes jau dreba rankelė. Ir tada galiu, žinai, parekomenduoti jam gal to žiūrėk palsėt. Laikas atostogų. Nes čia tas 12 puodelis kavos 11 val. Ryto gal jau nebefaina, žinai. Tai va, tai kai pažįsti save, tada gali išmokti skaityti kitus žmonės, kito būdo nėra ir tokiu būdu atsiranda ta empatija, tas emocinis raštingumas ir prevencija lygiai taip pat, kad čia nereikia turėti kažkokių aiškių taisyklių, tiesiog jeigu tu pažįsti save ir jauti savo kūną, savo signalus, lygiai taip pat mintis, kad tu ten netrajoji vienos minties 3 savaitės, kad koks aš čia negražus, kaip man nepatinka mano spuogas ant kakto, žinai, kažką. Tai, nes mes turim labiau biškį mylėti save, žinai, ir yra jau šiuolaikiniai psichologijoje tiek įvairių būdų, kaip tu gali ten nuo atjautos savo iki visokių miško maudynių, jeigu kalbam apie atiduos, kokias praktikas, kur tikrai yra nuostabių būdų įsikrauti, tik tais reikia, kažkaip, pradėti nuo meilės savo, kad aš visų pirma, pats svarbiausias žmogus pasaulyje yra ne tavo mama, ne tavo mylimasis esi tu. Jeigu savim nepasirūpinsi, niekas tavim kitas nepasirūpins, tai pradėti mylėti save. Ir čia mes nekalbam apie kažkokius, žinai, ten, Jėzus Marija užkrito dabar žodis angliškas, tokius, kad mes galvom, kad mes čia esam tokie snowflake, šitas žodis tokie labai savoka dabar naujai, kad visi tokie snowflake, žinai, tokie labai patižiai ir tokius reikia juos saugoti. Tai aš nekalbu apie tai, bet lygiai taip pat labai užsivedžiau, labai gerą klausimą uždavė apie, žinai, kartais, kai konsultuoju verslus, irgi užduodamas klausimas, tai čia mes nenorim išugdyti snowflakesų, tai elementariai tu padedi ant stalo skaičius, kad, pavyzdžiui, vieną gerą specialistą, ypatingai jeigu mes kalbam apie retos specialybės specialistus, tarkim, ten tam tikros kalbos programuotojus arba
tenka su medicinos arba teisinių paslaugų sektorium dirbti, kur yra mažai tokių žmonių, tai tu supranti, kad jeigu šitas žmogus perdegs, tarkim, turės kažkokių psichinių sutrikimų, tai jisai ne tik, kad negrįž kokį pusmetį į darbą, bet gali būti, kad jis apskritai negrįž. O kiekvieno žmogaus praradimas organizacijai tai yra nuo pusės metų to žmogaus atlyginimo biudžeto iki ten kelių metų, nes surasti tokio lygio specialistą ir užtrunka ir dar apmokinto, jeigu jisai yra patyręs specialistas, tai iš viso. Tai sakau, jeigu tu nenori galvoti, kad apsitai organizacijos kultūra turėtų nedeginti, o motyvuoti žmonės, jau pagaliau supranta vadovai šitus dalykus, tai sakau, tu tiesiog pasidaryk Excelio lentelę ir susirašyk, kiek žmonių kiek išėjo ir kaip jie performina ir tada tu pamatysi, kad investicijos į tų žmonių gerbuvį, emocinė sveikata yra taip lengvai ir greitai atsiperkančios, kad tai yra tikrai prasminga daryti. Tai čia ne dėl to, kad promautum, bet tiesiog elementarus Excelis kartai žmonėm pradeda, nes mes ypatingai vadovai mėgstam skaičius, o ne kažkokias demagogijas. Tai kartais man pavyksta parduoti tai tokiu būdu. Jo, ir šitas galvoju, iš vienos pusės tu tą pakreipiai, kad, vadovai tą turėtų žinot, bet galvoju, ir žmogus, gal ir žmogui tą gerai žinot, nes nepaslaptis, kad didžioji dalis žmonių, kurie perdega, tai ir yra tie high performeriai, dar perfekcionistai, tie, kurie nori padaryti gerai, maksimalių rezultatų ir panašiai. Tai jiem irgi labai svarbu tas tikslo pasiekimas, ir visa kita. Ir man, pavyzdžiui, perdegus turbūt vienas sunkiausių dalykų, bet labiausiai išlaisvinančių buvo tas suvokimas, kad aš, kai esu pailsėjus, iš tiesų padarau daugiau per trumpesnį laiką. Bet tą reikėjo pajusti, nes kitaip atrodo, kai tu nori daug rezultatų, atrodo, dar ekstra valandą įdėsiu, dar ekstra valandą, dar čia biškai pasėdėsiu, Ir jeigu net norim nueiti nuo darbo, tai tada dar ir tame renginį reikia sudalyvauti ir kituose 5, o kad kokybės ten nebėra ir tada nebėra poilsio ir nebėra jėgų daryti kokybiškai, tai kažkaip, į kiekybę tada nueina, o ne į kokybę. Ir čia galvoju būtent apie tos darbo rezultatus, man pačiai labai buvo svarbu suvokti, kad jeigu aš noriu gerai padaryti ir kokybiškai paperforminti, tai aš turiu ilsėtis. Ir tą kaip mantrą tiesiog priimti tokią, Ir aš taip pati daug metų nemigą turėjau, tai mano ir ten perdegimas visada kažkur aplinkui, bet su nemiga labai paprasta perdegti iš karto, Tai aš atsimenu, išsigydžiau irgi su vaistais, užtruko laiko, turbūt 10 metų, aš ten prieš tai išbandžiau visus būdus, tada supratau, kad nieks nebeveikia ir aš tiesiog jau einu link dugno. Tai nuėjau irgi pas gydytoją, gavau vaistų, turbūt po kokių pusės metų aš pradėjau jausti rezultatą. Ir dabar aš galiu padirbti naktį ir būna, kad kartais reikia, ir padirbi, bet aš tada žinau, kiek mažiau aš galėsiu padaryti kitą dieną, Ir tas man, tada aš visada pasisveriu, ar tikrai čia dabar svarbu tą daryti, ar vis dėlto aš geriau performinsiu ir rytoj, ir poryt, ir atgrosiu tą naktį. Jo, čia, juokelį tokį esu girdėjęs puiku, kad, reiškia, atsibunda žmogus ligoninėje ir sako gydytoja, kad labai gerai lietuviškai skamba, sako, ką jūs man leidot, aš taip gerai jaučiuosi. Ir sako, leidom pamiegoti. Tai miegas yra vienas svarbiausių šiaip tokios sveikos psichikos elementų, kad jeigu jūs gerai miegat, tai tas geras miegas irgi susideda iš turbūt 3 fazių. Tai lengvai užmiegat, giliai įmingat ir ryte atsibundat šviežią galvą. Tai turbūt labai gerai pasipildot resursą, nes tai yra vienas svarbiausių turbūt apsai psichikos tokios elementų. Nes man irgi, šiaip jau tiesą pasakius, prasidėjo viskas nuo nemiegos ir buvo sunku užmigti ir prastai miegojau ir atsibusdavau kaip ten toksai visiškai įklimpęs į smalą. Tai, o kitas dalykas, tai irgi visai gerai lietuviškai skamba, kad niekados neperdega tie, kurie nėra užsidegę, kažką daryti, kažką pakeisti ir man labai faina matyti ypatingai jaunus žmonės, kurie yra užsidegę keisti tą pasaulį į geresnį, bet dar tas jaunas, toksai maksimalizmas kartais supranta, kad tikrai tų jėgų yra tiek, kiek yra ir kai aš bandau padaryti daugiau negu turiu tų jėgų, tada blogai gaunas. Tai galvokime apie save kaip apie telefoną, kurį ten nuolatos įkraudinėjom, kad jeigu aš kažkur, kaip tu sakai, padirbau naktį, tai pabandyk tu ten telefonų iškrauti, žiūrėti video, dar ten kasti bitkoiną tuo pačiu metu, dar kažką tai išdreininsi tą bateriją ir kaip faktas ten po to įsijungia koks nors battery saving modas, čia mandagiai šnekant, moderniai šnekant, kur supranti, kad daug lėčiau visi dalykai vyksta. Ir dėja, kažkada reikės pasikrauti. Jeigu pasikrauni, vėl gali žiūrėti, daryti, tai tie ciklai jie tokie
natūralūs, atrodo, tokie paprasti dalykai, bet kartais mums sunkiai suvokiami. Sunkiai suvokiama, nes, kaip tu sakai, mes neturim to emocinio išsilavinimo, žinai, ir nemokam, aš galvoju, dar tikrai didelė dalis mūsų, nemokam savęs skaityti. Aš turėjau irgi tokią patirtį, man buvo blogai su nugara ir reikėjo eiti pas kinezoterapeutą. Ir ten jisai daro tokius tempimo pratimus, žinai, tai reiškia, kad tempia, kažkur yra riba, kur reikia nebetempti. Ir jisai būdavo manęs klausia, Vaiva, kaip tu jauties? Ir aš tada jam sakau, palauk sekundę, tuoj nusiskanuosiu. Ir jam, atsimenu, būdavo toks, žinai, sproginėjęs smegenis. Ta prasme, tai tu nesupranti, kas su tavo kūnu vyksta. O man būdavo, tai ne, aš turiu, sutelk dėmesį tenai, nes kitaip aš čia galvoju, žinai, pas mane čia minčių knipždėlynas. Ir, ką suprantu aplinkoj, kad mes daug kas tokie, žinai, kur bėgam, galvoja yra milijonas, bet patys savęs tai nejaučiam. Tai po to terapeutė mano šiaip labai gerą man davė patarimą. Vieną tai parekomendavo parsisiųsti tą emocijų ratą, kur tu ir sakei, nes mes žinom, gerai, blogai pykstu emociją, žinai, o pasirodo jų ten belekiek. Ir tada sako, ryte per pietus ir vakare kažkur savo žymėkis, kaip jautiesi. Žinok, pradžioje nebuvo paprasta. Žurnaliukaus. Jo, žinai. Ir tas, pradžioj tikrai buvo toks priverstinis, aš sakyčiau, kur reikia sustoti ir kaip aš čia dabar jaučiuosi, palaukit, žinai, nes aš savo net tokio klausimo neuždavinėjau, tai kur jau ten suprasti, ką nors. Tai tas labai, ir aš jį būna kartais jau užmetu, tada grįžtu visada, kai yra blogai, šiaip jau, nes tas padeda sustoti ir savęs iš tikrųjų paklausti, kaip aš jaučiuosi, žinai, ar kaip ta mano baterija šiandien, ar tikrai man reikia tą daryti, o gal vis dėlto gali palaukti dalykai. Tai čia irgi mes kalbam tokiais, kartais atrodo, kad utopiniam frazėm, kad egzistuoja kažkoksai vienas teisingas būdas, žinai, mes kiekvienas esam labai individualus ir tas kelias, kaip prieinam kiekvienas prie tų tokių giluminių temų, jos yra labai skirtingas ir aš tikrai žinau, kad ir pažįstu tokių bičiulių, kurie yra tiesiog biologiškai labai psichiškai atsparus, tai reiškia, kad tiesiog turi, kaip čia liaudiškai tariant, labai storą odą nuo pat gimimo. Tai man nefaina su jais eiti žiūrėti kokiu nors, žinai, romantinių filmų, nes jiem būna nejauku, kai žliumbiu. Nes, žinai, būna žliumbę vienas iš kokių 5, tai kitiem ten 4 labai nejauku. O aš toks žliumbeklis, kur, žinai, pas mane greit ateina emocijos ir aš greit iškrauti išmokėsi su jas. Tai aš, kaip sakant, ne man nejauku būna žliumto tiem, kurie šalia. Tai yra, žinai, viena kategorija žmonių, kurie tiesiog biologiškai turi labai tą tokį storą odą emociškai. Ir yra kita, žinai, žmonių dalis, kuriem tiesiog gyvenime, nežinau, jeigu ten tikit religiją, galima pasakyti, kad dievulis, kaip čia, tokia lengva dalė yra numatęs, kurie tiesiog nepatenka į tas situacijas, kur būtų priversti iškrauti tą savo bateriją mygom, žinai, tai ten pradant visokiom, nežinau, asmeniniam tragedijom, žinai, kažkokiam netektim savo artimų žmonių ir taip toliau. Ir jie tiesiog pasiseka nugyventi gyvenimą tokio nedideliai, vadinkim, sąlyginai įtampai, kurie niekados nepatenka į tas situacijas ir viskas būna tvarkoj. Bet tai irgi skaičiau visai neseniai HBR tokį straipsnį, kad tokių žmonių yra iki 20%. Tai reiškia, 80% žmonių per savo gyvenimą patiria vienokius arba kitokius tuos klinikinius psichikos sutrikimus, bet būdami emociškai neraštingi net nesuprantam. Nes angliškai yra toksai set point, tai reiškia, kad mūsų psichika po tam tikro laiko grįžta, turėdama inerciją į tą tokį, kaip čia, atskaitos tašką, kuomet mes prasergam kažkuo ir net nežinom, lygiai taip pat, kaip mes turim daug somatinių kažkokių infekcijų, kur mes nežinom, kad mums net temperatūra pakilus, gal ypatingai, jeigu ten tikrai to kūno nejaučiu, tai ten būna prasergu kažkokiu ten gripu, žinai, ten ir net nepajutau, kad ten sirgau, žinai, būna kartais tokių. Tai tas pats su psichikos ligom, bet geriau yra, preventyviai kažkaip, tai ačiū Dievui, kad mes turim ten nuo gripų ir visokių infekcijų kažkokius tai skiepus ir vaistus, tai nuo psichikos ligų dėja taip nėra labai paprasta, bet reikia kažkokią prevenciją turbūt užsimti. Bet kokia ta prevencija galėtų būti? Kaip tą daryti, žinai? Kas tau padeda? Tai kas padeda man vėlgi, kad nepradėtų žmonės lygintis, tai sakau, gali labai nepadėti kitiem, nes kitam žmogui pasimti, žinai, aš groju 2 instrumentais, gitara ir mušamaisiais, tai pabandyk ten jį pasodinti prie mušamųjų, gal jisai ten, žinai, padaužys ir sakys, man agresija kyla. Taip gali būti, tai viskas su tuo tvarkoje, žinai, yra. Bet aš tai kaip tik nusiraminu, tai muzika yra mano turbūt numeris 1, kas mane iškrauna. Tai prie tų dalykų dar turim suprasti, kad esam socialios būtybės ir turim, kad ir kokie introvertiški būtume, turime turėti tą 1 arba 2 žmonės, su kuriais mes galim padušami pasišnekėti, žinai, kur paklausus, kaip tu jautiesi, supranti, kad jam rūpi, kaip tu jautiesi ir pasakai, kad, žinok, šūdinai.
nu va dabar tai blogai, kad man ten A, B, C, D ir jisai tada, žinai, gali tave atjausti. Jeigu neturiu tokio žmogaus, visai gerai yra psichologas, nes tu jo dar ir neapkrauni, tai jam tiesiog susimoki, nežinau, 80 eurų ir palieki laimingas, kad sumokėjai, žinai, tos pinigus, nes jisai tikrai moka išklausyti. Tai socialinis kontaktas tikrai yra žiauriai svarbus ir artimieji, ten partneriai, nežinau, vaikai, draugai yra tikrai, kur reikia turėti tą tokį savo tokį kaip čia salą, jeigu kaip čia referuojant į vieną nuostabų Inside Out filmuką, ne, Hollywoodo, tų salų, kiek mes turim kokių ir kaip mes jas ten turim saugoti ir puoselėti, tai tas socialinis kontaktas. Kitas dalykas, aš, pavyzdžiui, vasaros metu man labai puikiai padeda priverstinai prasivalyti galvą, aš važinėju motociklu, nes jeigu tu ten įsėsi ir galvosi apie visas nesėkmes, tai tu tiesiog nusivoši. Trumpa kelionė bus. Jo, tai tu turi, nu, tiesiog priverstinai išsivalai galvą, kas irgi padeda. Ir plus iš sporto man tiesiog smagu, pavyzdžiui, kartais pamušinėti badmintoną. Tai aš turiu tokių skirtingų labai veiklų, kurios mane pakrauna. Aš esu per ilgą laiką atradęs, kad tai yra mano veiklos. Dabar irgi turbūt labai svarbus dalykas suprast, kad jos gyvenime turbūt keisis. Turbūt praėjus kažkam laikui aš suprasiu, kad su mocu važinėti jau gal nebefaina, gal reikia, nežinau, saugesnių dalykų, gal hitins mane vidurio amžiaus krizę, nusipirksiu kabrioletą. Žinai, ir nu, tai keičiasi per laiko eigą mūsų genetika, mūsų visų supratimas, tampam brandesni, tikiuosi. Ir kaip čia pažinodami save irgi turim atvirų protų galvot, kad jeigu kažkada patiko viena, tai dabar gal jau kitas dalykas patinka. Tai čia kiekvienas turim suprasti irgi, man, pavyzdžiui, suprast, kad man fainai iš sportų yra badmintonas, aš ten galybę visko išbandžiau ir nekenčiau sporto, kaip ten, nežinau, velnės kryžiaus ir galvos sportas, tai visai čia ne mano dalykas ir tikrai ten pabandžius tos pačius veikus, kad ir kaip hipsteriškai, žinai, madinga būtų, bet, nu, man ten beryšio, nu, man tiesiog nepatiko. Visai ne mano buvo. Tai ir, nu, tai va, aš esu nemadingas, bet aš mušinėjau badmintoną. Tai labai kviečiu kitus irgi būti nemadingus ir pasigalvot, kas jiems, žinai, nu, atradimų būdu, tiesiog atradimų būdu, kad tai, kas kaip čia, po tos veiklos, jeigu jautiesi labiau pasikrovęs, nors ir pavargęs negu išsikrovęs, tai fainai, tai radai tą. Ir jeigu nori daryti ir vėl, tai tada vėlgi faina, bet dėl savęs, ne dėl kitų. Tai čia tik atradimų būdų ir bandymų, turbūt kito kelio nėra. Jo, ir iš principo atrasti veiklą, matyt, kuri padeda tau atsitraukti nuo to, kad negalėtum galvoti, nes aš tai, sakau, man skvošas yra tokia veikla, žinai, kur nėra kada galvoti ir būtent tas, kad... Žinai, fiziškai labai aktyvi irgi gerai. Jo, labai aktyvu ir tada tavo visa koncentracija yra į tą, žinai, ir išeini, va, kaip ir tu sakai, atrodo fiziškai pavargęs, bet šiaip tai wow, ant tiek pasikrovęs energijos. Turint omeny, kad yra ir žmonių, kurių yra kūno sudėjimas kitoksai, kurie negali daryti tų taktinių tokių labai daug ištvermės reikalaujančių sportų, tai pavyzdžiui, vaikščiojimas jau irgi yra įrodytas, aš nežinau, neįsivaizduoju, kiek mokslininkų, kur mes turim, Vlados Musvydaitės puikų startuolį Walk 15, kur irgi, nu, žmonės neveltui eina ten tuo, žinai, kilometrus ir tikrai vaikščiojimas yra vienas iš nuostabiausių, bet irgi vaikščiot, pavyzdžiui, jeigu pasiskaičius kokią dėmesingumo knygą, galima ne tik tai, žinai, ten vaikščioti ir galvoti apie darbą, bet, pavyzdžiui, mano labai mėgstama gamtos maudynės, tai su maudynėm nieko bendro neturi, bet tu eini į mišką, aš gyvenu prie Vingio parko, tai irgi eidamas į mišką, tu į tą mišką žiūri vaiko žvilgsniu, kaip pirmą kartą matydamas, pasiemi ten kokį spyglį, trini tarp rankų, bandai užuosti, žinai, kokia ten konsistencija, kaip ten tas spyglys atsidūrė pas tave rankom ir tada tokiu būdu tu, iš tos tokios įsibėgėjusios darbotvarkės, kur tave slegia tie kažkokie buitiniai, profesiniai dalykai, tu save numeti į tas situacijos, kurios nieko bendro su tais tavo problemom neturi. Ir tame ir yra poilsis, kur tu save nori, nenori įstumi, bet tu esi atradęs būdus, kaip išeiti iš tų situacijų ir iš tų minties pinių užsipainiojusių, kad tu gebėtum kažkur tais atvirų protų pabūti truputėlį kitur. Ir tada, kai tu grįžti ir supranti, kad netgi, ta prasme, čia literaliai, kai būna kartais užsipainioja tokiai problemai, kur atrodo, nublema, nėra sprendimo. Tai išmintingas žmogus žino, kad net ne vienas sprendimas, o daug sprendimų į tą pačią problemą yra. Ir tada, kai aš užsipainioju, galvoju, nublema, viskas, tai tada reikia atsitraukti. Čia palyginimas ne visai neuromoksliškai teisingas, bet būna, žinai, kaip pamiršti žodį kokį nors. Nublema, užkrito žodis, tai jeigu tu sėdėsi ir knisiesi smegenyse, bandysi tą žodį atsiminti, jokių šansų, kad tu atsiminsi tą žodį. Bet kai tu duodi pailsėti, nežinau, kokį random veiklą užsiminėjai ir po to paukšt, tai va, tas žodis buvo. Tai čia, turi duoti savo erdvės, savo proto erdvės, kad jisai biški atšoktų. Ir tada atšokęs jisai geba visai kitaip veikti. Tai aš labai kviečiu visus išbandyti kuo įvairesnių dalykų, o atida mindfulness tai yra iš viso nuostabios praktikos.
Bet Almantai galvoju, girdžiu, žinai, kad reikia save iš principo sustabdyti ir padėti kažkokią visai kitą veiklą, ne? Sustabdyti yra blogas žodis, nes sustabdyti tai yra tai, kad tu nustoji daryti tai, ką darėjai. Man labiau patinka pauzė, ne? Kai aš tiesiog padedu pauzę štai šitoj labai aktyvioj darbotvarkiai, kai man ten, žinai, slegia verslai, profesiniai projektai kažkokie, dar jeigu ten asmeniniai santykiai byra, tai aš padarau pauzę ir toje pauzėje leidžiu savo, žinai, pabūti, pasikrauti, ne? Nes kai aš jungiu ten telefoną irgi gal visai faina, kad jo nenaudočiau tuo metu, tada jisai daug greičiau pasikrauna. Tai vat pasikraunu ir padaręs tą pauzę vėl tęsiu, nes tokia, žinai, kai sustabdau, tai man nepatinka, nes jau toksai gal labiau čia pasaulio, kaip čia gyvenimo pabaiga reiškia. Man labiau patinka pauzė. Gerai, naudokim pauzę. Tai, žinai, galvoju, kad padaryti pauzę, vienas dalykas reikia būti sąmoningam, bet kitas, pačiam imti ir padaryti. Tai... arba pauzę paims tave ir pati padarysi. Čia sorry už wordingą, bet tai... Jo, bet mes kaip tik ir kalbam, žinai, tam matyt, kad nebūtų to, kad pauzę pati paims ir padarys. Ir ta, žinai, veda prie kito mano klausimo. Tai vat perdegimas ir išlipimas iš jo, kieno vis dėlto atsakomybė, žinai, nes ir tu pats pasakoji apie vadovą, kuris nepadėjo. Ir tam tikrą prasme tai skamba, kad vadovas tave davarė. Jo. Tai, žinai, ar aš pats turiu savim rūpintis, ar čia aplinka kažkaip turi nepadėti man daryti? Tai čia yra bendra atsakomybė turbūt visų mūsų ir apsitai, vėlgi grįžtant prie tokį utopinio modelio, tai visos visuomenės, ne, kad visuomenė, tai visų pirma, jeigu mes vėlgi piešiu utopinį modelį, esam visi raštingi emociškai, tai netgi ta pati pardavėja gatvėje arba ten mūsų koks nors pažįstamas padangų montuotojas, tai sakau, utopinis modelis galėtų pastebėti, kad su manim kažkas ne taip, kad gal jau mane reikėtų padrasinti, biškį pauzę padaryti. Bet taip dėja nėra, tai mes esam atsakingi už savo emocinę sveikatą, tai literaliai patys. Klausimas yra, kiek mes esam, žinai, dar ir drąsūs pasakyti tam pačiam emociškai neraštingam, jeigu toksai ištiko vadovui, kad žiūrėk, man jau grėsia, kad aš tuoj nulipsiu nuo proto, tai aš dabar pasiėmu 2 savaitės atostogų, žinau, kad šitas projektas dega, bet jeigu aš nepasimsiu, tai degs ne šitas projektas, o visi dalykai, kurie laukia mūsų, žinai, šitoj karjerai. Tai šitas, jeigu yra pasisekė gyvenime ir gavai emociškai raštingą vadovą, tai matyti jisai tau gali parekomenduoti, kad biškį reikėtų gal, žinai, pauzę padaryti. Ir bet kokiu atveju, tai aš gana griežtai, žinai, tikrai pasisakau už tokią, kaip čia, korporatyvinę kultūrą, kad jinai turėtų būti labiau orientuota į tvarų ilgalaikį santykį su savo darbuotojais, o ne kažkokiu, žinai, sprintų bėgimą. Tai man labiau patinka tas, kad mes kartu norime nubėgti maratoną, tai reiškia, kad mes norime nubėgti kokybiškai toli, o ne nekokybiškai, bet greitai ir, žinai, labai trumpus atstumus, nes tada tu turėsi pakeisti žmonės. Nes jeigu tu norėsi maratono nubėgti sprinto greičiu, tai fizika taip neleidžia, taip nėra, taip nesigauna. Ir dėja turim kartais tokių, žinai, vadovų, kurie galvoja, kad, žinai, irgi tau nesigauna, tai gausis kitam, žinai, tai gerai, bet tada yra pasirinkimas tiesiog nebūti su tokiais žmonėm. Lygiai taip pat, kaip aš irgi kartais palyginu tą korporatyvinį ryšį tarp asmeninių ryšių, kad jeigu sutuoktinė arba sutuoktinis tave vanoja muša, tai tu ten būk koks nori emociškai raštingas, tu gausi į kailį. Ir vienintelis būdas įspręsti šitą problemą yra pasitraukti iš tokio santykio. Nėra kito sprendimo, kad ir kaip sunku bebūtų, bet vienintelis sprendimas yra pasitraukti. Tai ir dar priduoti turbūt policijai, nes tai yra tiesiog jau nebe žmogiška. Tai lygiai taip pat iš korporacijos, kad jeigu tu įžengai į korporaciją, kaip jinai tave pasirinko, taip ir tu ją pasirinkai. Jeigu tau ten mėnesiais bėgant, aš irgi esu ne vieną kartą išėjęs, kaip čia, nesulaukęs tų 3 mėnesių bandomojo, aš supratau, ne mano, sorry, tai lygiai taip pat ir aš renkuosi ir aš nenoriu čia būti. Tai suprasti, kad, žiūrėk, mums čia nepakeliu ir aš kaip čia, padariau sprendimą pasitraukti iš to. Tai kas yra kaltas? Tu esi kaltas, kalta dėl savo, žinai, savijautos, tavo pasirinkimai, žinai, lemia, su kuo tu esi šitam gyvenime, su kuo tu pasirinkai keliauti tiek tarp asmeniniuose santykiuose, tiek korporatyviniai srity ir turbūt kartais tą atsakomybę mes mėgstam, žinai, perdėt, aš irgi gal dėl kažkokių tai ten literatūrinių, žinai, norų kartais nukrypstu ir pašaržuoju, žinai, tą vietą, bet iš esmės tai aš tikrai sutinku, kad niekas kitas, tik tais mes patys esame atsakingi už savo savijautą. Deja, taip yra.
Bet aplinka tikrai gali padėti arba nepadėti. Arba nepadėti, Jo. arba prisidėti jo prie to. Ir kalbant apie padėjimą, tai aš jaučiuosi tokia, kur biškai suprantu irgi apie perdegimą, žinai, gera patirtis buvo, aš labai irgi ją džiaugiuosi, nes išmokė gerų dalykų, bet aplinkui tai labai dažnai matau žmonės, kurie, važiuoja sėkmingai tą linkme. Ir atvirai aš suprantu, kad aš nesu radus būdo, kaip pasakyti žmonėm, kad žiūrėk, tau reikia kažką keisti. Ir aš atrodo kalbu, turiu patirties, galiu savo netgi patirtį, žinai, pasakyti, kad žiūrėk, man tai buvo, neveikia. Ir girdžiu tada tos pačius atsakymus, kuriuos aš sakydavau, kai man sakydavau žmonės. Dabar tikrai negaliu. Jo suprantu, bet nėra kitos išeities, žinai. Gal tu esi radęs būdą, kaip pasakyti žmonėm, kad jiem daitų? Ne, žinok, nesu, tik tais aš galvoju, kad tai, ką jūs darot, jūsų veikla, žinai, techkinčių pas visais jau formatais dabar, turbūt yra vienas iš tų, kur žmogus pasižiūrės ir tiesą pasakus, aš irgi gaunu daug žinučių, dalyvaudamas įvairiuose viešuose renginiuose, kad, žinai, privertė susimastyti. Ar tas žmogus priėmė po to kažkokius, tai, žinai, sprendimus, aš, negaliu pasiekti ir atsakyti, bet turbūt tai, kad mes kviečiam išgirsti ir dalinamės tom idėjom, tai yra mūsų prerogatyva, kad mes perėję tą kelią, yra vienintelis būdas, pasakyti, ne, visuomeniai, tai yra per viešus kažkokius pasisakymus, kad, geriau rinktis yra sąmoningesnį gyvenimą, negu, žinai, kliautis kažkokiais tai trumpalaikiais malonumais. Žmogui turbūt, kuriam per mažai skauda, tu negali padėti. Nes kai per mažai skauda, dar galvoju, tai dar galiu pavaryti, tada, žinai, kažkaip gal ir prie to skausmo pripranti, bet yra riba, kai tu supranti, jau nebegali. Tai į mane dažnai kreipiasi žmonės, kurie jau supranta, kad, jau nebegali ir tada jau reikia, žinai, imtis kitų priemonių. Tai ačiū Dievui, tik tais, žinai, kad tikrai čia mūsų, žinai, bendrai tiek jūsų vystamom veiklom, tiek tai, ką mes darom, kad kuo mes viešiau ir daugiau apie tai šnekam, tuo labiau organizacijos pačios, jų vadovės, vadovai, HR skyrius labai jau tą temą yra pasikinkę, kai kur dėl mados ir irgi tai gerai, nes kas dėl mados, žinai, po to tampa žmogus vis tiek supranta, arba bent jau kolektyvo dalis apie tai supranta, kad tai yra prasminga daryti. Tai tikrai yra labai daug visokių ir gerų, ir nelabai gerų mokymų, bet gal perėję per blogus, po to aš, žinai, galvoju, ateina žmonės ir pas mane gal kitų prastesnių kažkokių pasimoko, ypatingai kas ten su ezoterikom, nes aš irgi knygoje savo irgi rašau apie tos savo ezoterinius visokias klajonės, kur ten, žinai, nieko bendro su sveikata šiaip jau neturi. Ezoterika tai reiškia tai, kas nepatvirtinta mokslo, žinai, kas nors susigalvoja, kad aš dabar būsiu tas šviesulys, kuris švies ir ten, nežinau, maitinsiu savo klientus žolelėm ir tada viskas bus okei. Nežinau, aš nepažįstu nei vieno, kuris būtų taip, žinai, išsigydęs ir čia irgi visai neseniai, tarp kitko, dar savo knygos redaktorė žiūrėjom, tai ten rašau apie tą patį Steve'ą Jobsą, kuris man pikta dėl to, kad jisai pasirinko kelią gydyti savo, žinai, onkologinę ligą iš pradžių žolelėm ir kažkokiais užkalbėjimais, kur, man atrodo, mes praradom žmogų, kuris tikrai labai stipriai keitė, kaip mes gyvename. Tai ir ten tikrai nebuvo pats agresyviausias vėžys, kurį galima, žinai, išgydyti. Tai kartais apmaudu, kad mes pasirenkam tos dalykus, kuriais kažkokiu būdu įtikim. Nors tikėjimas irgi sako gydo, bet labiau tai gydo mokslas ir dalykai, kurie patvirtinti. Kaip sakant, mes dabar gyvenam ten 80 metų ir ilgiau, ne dėl to, kad kažkas paburia ir pakalba dėl mūsų maldelio, dėl to, kad mes turim, žinai, mediciną, kuri tikrai gali išoperuoti, išpjauti, žinai, infekcijas išgydyti, nes užkalbėjimai tokie dalykai sunkiai gydomi. Tas pats su psichikos sveikata. Knyga, apie ką knyga? Tai knyga yra apie tai, ką mes čia šiandieną truputėlį papasakom apie mano istoriją su labai daug įvairių detalių, nes tų detalių ten buvo tokių labai įdomių ir makabriškų ir visokių, kokių tik tais galima sugalvoti, nes ir pagulėjimas psichiatrijos ligoniniai ir susitikimas su tam tikrom personom yra vertos tam tikrų Hollywoodo filmo scenų tikrai. Tai aš esu irgi ne vieną pasakas, tarp kitų ir techkinčių, man atrodo, renginyje esu pasakas apie tai, kur kai kurios tos istorijos yra fainos, juokingos ir labai su tokia laiminga, galbūt ne pabaiga, bet laimingu destinumu. Kai kurios dėja yra labai liūdnos ir irgi panašios ten į kokią nors Shutter Island, žinai, istorijas. Tai kviečiu turbūt per būsimą knygų mugę. Aš jau turėsiu fiziškai tą knygą atspausdintą
tai bus galima įsigyti. Ten yra įvairių tokių nuklydimų ir kai kurie asmenys įvardinti, kai kurie neįvardinti, kaip čia tų kurie kaip čia nešioju skausmą, dėl kurių tai aš neįvardžiu, žinai, jie patys žino ir nėra ko čia skalbtis su viešai, o tie, kurie prisidėjo prie mano tos tokios šviesios dabarties ir padėjo man atsitiesti ir padeda iki šiol, tai aš juos mielai įvardžiu ir labai kviečiu jų paslaugom arba jų buvimu pasinaudoti visus likusius. Tai va, tai knyga bus knygų mugėje ateinančiais metais. Ok, lauksim. Geltonas Feniksas vadinasi, jeigu ką. O, geras pavadinimas. Šiaip geltona pas tave. Pas mane geltona, jo, man patinka geltona. Bet Almantai, klausyk, knyga, konferencija, LinkedIn rašymas, mokymai, suprantu, konsultacijos. Skamba kaip daug. Ne, žinok, visai nedaug, nes konferencija tai yra metinė konferencija, mūsų didysis renginys, tai vienijantis mano tas visas kitas veiklas, kuriuose aš susipažįstu su labai fainai žmonėmis ir manau, kad verta jų paklausyti yra, nes tikrai yra lietuvių, kurie yra konferencijose, didžioji dauguma, kas pasirodo mano konferencijoje, ateina pirmą kartą, bet jie yra tikrai tie išjausti ir tie, žinai, A lygio žmonės, kur tu tikrai nori, kad jų idėjos ir mintys būtų išgirstos, nes mes neretai turim kokias nors verslo konferencijos, kur yra žmonės su angliškom pavardėm vien dėl to, kad jie turi angliškas pavardės, žinai, nors iš tikrųjų tai yra kokie D arba E lygio žaidėjai, nors mes Lietuvoje turim tikrai labai daug A lygio žmonių, kuriuos tiesiog reikia išieškoti. Tai aš, būdamas toks pakankamai socialus žmogus, su nemažai žmonių bendrauju ir ieškau tų rekomendacijų metus laiko. Ir tai yra svarbiausias turbūt renginys ir manau, kad labai norėčiau, kad jisai tam tikrą prasme darytų gerąją įtaką bent jau vieną kartą metuose, tai mes jau būsim nebe pauzė, mes būsim log-off. Mes kviesime tą day off, log-off vieną dieną, taip trumpam atsijungti nuo visko ir patirti tą gyvenimą tikrą ir čia ir dabar. Tai tikrai turėsim, čia reklamuoju, bet turėsim 3 sales, turėsim konferenciją, turėsim dirbtuves ir turėsim patirtuves. Tai laukia tokių mano prasivežtų tiek iš Dubajaus, tiek iš New Yorko parodų labai unikalokų patirčių, kurių čia mes Europoje dar neturėjom, tai labai kviečiu. O tai jinai yra tokia veikla, kur aš kasdieną apie tai galvoju, ten, žinai, gludinu, piešiu, strateguoju, tai mane pakrauna, bet tai neužtrunka ten, nežinau, 10 valandų per dieną, tai trunka ten po porą valandų per dieną. Knyga yra mano, žinai, toksai tam tikra prasme mano dienoraštis, kur aš kartais turiu grįžti dėja į labai, labai tamsius periodus, ką ir šiandieną, žinai, podcastų metu, kaip matei, ten graudinuosi vis dar tam tikras vietas pasakodamas, bet manau, kad verta dalintis, nes vėlgi tai yra kita forma, ne? Podcastas yra viena medijos forma, knyga yra kita medijos forma, kur tu vienoje vietoje galėsi pereiti visą tą kelionę, nes ir atpažinti turbūt daugelį vietų save ir suprasti, kad blemba, gal ir man verta pergalvoti ir nepapulti tas situacijas, tai ten aš tikrai turėdamas tą tokį aštrią plunksną nepabijau pašaržuoti savęs, nes man labai patinka labiausiai juoktis iš savęs, o ne iš kitų, tai aš ten pasijuokiu iš savo nesąmonių visokių ir ten turbūt galima bus ir pakryžtauti ir pažliumdžinai vietomis, nes man atrodo visos emocijos yra labai gražios, ypač kai mes jas gebam, žinai, parodyti, to nesigėdyti. Dėl to ir esam žmonės, žinai, gali ten šuniukai, kačiukai gali neverkia, bet mes visokių tų emocijų turim ir tame ir grožis yra. Tai va, tai knyga yra mano toks dienoraštis, kuris manęs irgi nelabai iškrauna, man tiesą sakant pakankamai sunkiai ją sekas rašyti, nes yra nemažai dalykų, kuriuos aš turiu ir su teisininkais derinti, nes kai kalbėjau apie tą organizaciją, kuri mane ten gerokai pakepino, aš negaliu atskleisti tam tikrų bruožų, kad būtų galima išskirti, kas tai per organizaciją. Aš jos vardo niekada neįvardiju, kas norės, žinai, galės per kažkokius trečius asmenys susirasti, jeigu bus labai smalsu. Bet ir juolab aš nesu tas, kur, žinai, ne dėl to, kad skalbčiau tą organizaciją, aš rašau knygą, o dėl to, kad aš noriu papasakoti istoriją, kuri yra bendra ne tik tais, kaip čia būdinga ne tik tais tą organizaciją, bet galbūt ir kiti vadovai arba ten vidurinės, aukščiausios grandies supras, kad gal jų organizacija serga tomis lygomis. Tai čia tikrai nėra jokio noro kažkaip skalbti, žinai, viešai kažkokius tai skalbinius, bet tiesiog, kad atpažintų žmonės kaip būna. Tai va, tai knyga irgi yra toksai visai maloni veikla. Mokymai, aš tiesą pasakius savęs nepriskiriu, žinai, kažkokiai tai tokiai labai mokytojų arba ten trenerių kažkokiai kategorijai. Man jeigu faina, jeigu aš matau, kad organizacija yra faina, prasminga veikla, užsiminėja ir
ir vertybiškai teisinga, tai aš sutinku ir viskas su tuo yra tvarkoj. Mane jau atstovauja kita organizacija kaip kalbėtoja, tai aš irgi daug labiau, man patiko tai, kad tu pasakai, žinai, kokybė ir kiekybė. Tai aš retai kažkur kalbu ir mano įkainis tikrai žiūrint yra labai didelis, bet aš tiesiog pasirenku, kad tai yra mano, žinai, veikla, kur man tikrai savęs reikia labai daug atiduoti. Tai nėra tai, kad aš, žinai, kaip kokias vestuvės pavedžiau ir viskas. Ne, man reikia, aš daug dalinuosi asmeninių dalykų ir tikrai po tų mokymų būna labai daug asmeniškų klausimų ir jeigu galvoja žmonės, kad labai lengva yra atsiverti, tai ne. Tai kiekvieną kartą kainuoja tas mano, žinai, emocijas irgi, žinai, po to kažkaip atgauti, tai aš ten į mėnesį turiu kokius 2, maksimum 3 kažkokius tai pamokymus ir man tai tikrai užtenka. Tai ir juolab, kad aš tų mokymų metu susipažįstu savo tam tikrą auditoriją ir man tai padeda suprasti to metinio renginio konceptą, kuo gyvena šitos organizacijos, kurios šiaip turbūt 100% visos patenka į tų tokių pažangiausių organizacijų sąrašą. Ir man fainas su tai žmonėm, nes jie irgi tada, kai aš atsidarau, tai ir jie atsidaro ir tada, žinai, tokį ryšį sukuri ir supranti, kad, na, štai va šitos giluminės temos jiems skauda šiais metais ir tai verta kalbėti. Tai va, tai yra labiau kaip priedas mano metinių renginių, negu kaip atskira kažkokia, žinai, izoliuota veikla, kurią aš ten labai didžiuočiaus. Tai tikrai ne, ir juolab, kad tikrai resurso mano vidinio labai daug kainuoja tie vidiniai mokymai. Bet dar kita yra mano veikla, kurios tu nepaminėjai. Tai aš įsivaizduoju, mano, žinai, šnekėjimo reišio ir tavo šitam podcast'e bus 9:9:1. Bet taip ir turi būti, žinok. Ok, gerai, nes mes turim dažnai tą tokį čia žinai, pagarba tau, nes neretai kokiam podcast'e arba, žinai, kur vedėjas, būdamas labai egocentriškas, šneka daug daugiau negu pašnekovas, negu svečias, tai čia gavos taip labai teisingai. Tai mano dar viena veikla, kurią aš globoju, tai yra laimės pamoka, tai yra mūsų mažųjų, tai yra mūsų nulinukų iki 4-okų, tai pradinukų emocinio raštingumo kursas, kurį mes su mokslininkė Akvilė Daniūnaitė esam parengę pagal tikrai labai griežtus ten mokslo kanonus, tai va irgi yra, tai šitoj veikloje aš jau supratau, kad aš nebeturiu, kaip čia, nebedega tiek akys ir aš negaliu savęs tiek atiduoti, nes aš atiduodu kitom veiklom, tai aš dabar atsirado nauja vadovė, labai faina laimės pamokom, kuri tą veiklą nuo rugsėjo mėnesio startuoja, nes mes, kaip ir kiekvienas koks nors ten būrelis vaikų, tai mes irgi kaip būrelis veikiam, tai jinai perima visus tuos dalykus ir ačiū Irinai, kad jinai prisijungia, tai atsirado ta veikla irgi, žinai, iš labai paprasto tokio dalyko, kad jeigu mes vieną kartą sėdėjau po konferencijos, kuri tikrai buvo labai sėkminga ir galvoju, bet blema, mes vis tiek kalamės tai su tais, žinai, tokiom pasiekmėm ir mes dirbam su tais suaugusiais, kurie dėja neturėjo šanso mokytis emocinio raštingumo būdami tame amžiuje, nes mes daugiausiai tai išmokstam iki kokių ten 11 metų tą emocinio raštingumo pagrindai, tai ir buvo, gal tada reikėtų kažką su vaikais ir aš tada turiu savo sūnelį ir žiūriu jį galvoju, blemba, tai kaip čia mokykloje gal kažką jį ten mokina. Ir persižiūrėjau, ir buvo nuostabi mokykla, bet ten to emocinio raštingumo tokio kaip ir nebuvo labai daug, kaip atskiros kategorijos. Tai tada ačiū irgi pažintim, kur turėjau mokslininkę, kuri būtent ir dirbo, jos disertacija yra psichoterapijos poveikis mažo amžiaus vaikams. Tai būtent tą temą mes ir po to kalbėjomės ir jis sako, jo, tikrai būtų labai prasminga. Tai kūrėm tokį ir toks mecenatas dabar likau visiškai tos veiklos, bet labai prasminga. Tai čia tokia kaip čia subtema, bet visai smagu kartais yra turėti tokius veiklas. Ir labai smagu ir labai prasminga. Ir nuo ko tu pradėjai, kad mes mokykloje neišmokom dviejų dalykų, ar ne? Finansinio raštingumo ir emocinio raštingumo. Tai tu kaip tik imiesi tą... Jo, ir aš labai su mintim, kad tai, ką mes darom ir renkam visokius mokslinius įrodymus, mes ten nusėmam tą tokį footprintą, kai ateina vaikutis, kokia jo psichografija būna, kai jisai išeina tą kursą, kiek būna kokių pokyčių, tai labai tikimės tą visą mokslinį pagrindą nunešti po kelių metų į švietimo ministeriją ir sakyti, štai mes padarėme darbą už jūs ir dabar mielai imkite ir naudokite tai kaip bendrąją ugdymo sistemoje, nes tikrai galima integruoti tam tikrus dalykus ir, pavyzdžiui, mes kliaujame Suomijos švietimo sistemos pagrindais, nes jie tai tą mindfulness jau net nevadina mindfulness, pas juos tiesiog tai yra bendrai suvokiama švietimo sistemos dalis, kuri, tiesiog, jeigu vaikas yra išsitaškęs, tai jam reikia tų, 3 minučių kabutėse pamedituoti, kad jisai grįžtų į tą tokį normalų čia ir dabar būvį ir gebėtų suskaičiuoti, kiek yra 3x8. Nes jeigu tu, žinai, esi vaikas su ten dar visais vaikiškais hormonais ir vaikiška galvelė, labai sudėtinga, žinai, tai tada ką lengviausia ADHD kokią nors diagnozuoju ir nurašau.
Tai taip neturėtų būti, nes visi vaikai yra nuostabus, visi yra savotiški, reikia juos tiesiog gebėti nuresetinti, žinai, tiem dalykam. Tai tu įsivaizduok, tie vaikai, kurie įgauna įgūdį, ne, patys jaučia, kad aš esu dabar įsiblaškęs, man sunku tą testą atlikti, nes jau ten kokioje 3-4 klasėje jau gauna, tu pasitikrinamųjų testų ir jeigu, žinai, aš sugebėsiu kažkaip ten, gal galiu jausti savo padukus, žinai, tai tą galvelę kažkaip prasivalyti ir po to daug lengviau yra. Tai su tokiu įgūdžiu jie ateina į pasaulį, šio laikinį pasaulį, kuris yra užterstas informacija, žinai, visokiais rautais, negatyviai, ypatingai daug ir visais kitais naratyvais, bandančiai suklaidinti, tai man atrodo, tokiam žmogui bus daug lengviau, žinai, tose džiunglėse gyventi. Tai jo, tai prasmė yra turbūt numeris 1, dėl ko apsitai darau šitą projektą. Tai toks visai smagus nukreipimas. Labai, labai, labai smagu. Bet aš tada grįžtu, žinai, prie savo klausimo, tai ar tu jautiesi dabar, kad darai daug, ar kad mažai, vat koks tavo jausmas ir kaip su tuo pokyčiu, žinai, dylin, nes po perdegimo, kas ateina, kad tu privalai daryti mažiau, that's a fact, viskas. Tai tu turi pripažinti, kad tiek nebepakeli. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai buvo labai sunku. Pradžio tas toks, nes tada atrodo kažkoks nepilnavertiškumo jausmas atsiranda. Aš dar turėjau tokį, sakiau, tai aš vidutinybę kažkokia pasidarau, kas šiaip yra visiškai normalu, bet man buvo labai bloga to žodžio konotacija. Tai toks, buvo sunku, žinai, su savim padirbti, kad it's okay daryti mažiau, pakankamai, bet mažiau. Tai, žinai, čia vėlgi mano istorija yra labai unikali, kaip ir kiekvieno kito žmogaus istorija, tai aš jau kai supratau, kaip aš noriu gyventi, tai aš susidėliau tokį 4 modelį, kad aš noriu 4 mėnesius dirbti ten po 4 valandas. Žinau, kad 4 mėnesius aš turėsiu dirbti po 14 valandų, nes artėjant konferencijai, tai tikrai reikia, nėra kaip tausot savęs. Tai yra tikrai didžiulis darbų srautas ir kad ir kaip puikiai deleguočiau darbus, dėja, kai kurių dalykų negali išdeleguoti. Tada aš, pavyzdžiui, turiu ten 4 mėnesius, kuomet aš dirbu tik tais 4 dienas, ten maksimum po 4 valandas, žinai. Ta prasme, tikrai mažai. Ir aš atostogauju 4 mėnesius. Tai turiu tokią prabangą, kai aš tikrai pasikraunu, ten pradedant, žinai, ankstyvų pavasarį ir vėlyvų pavasarį baigiant vasarą. Aš tiesiog nieko nedarau, aš tiesiog ilsiuosi, pramogauju, kažkur kažką pasikraunu. Tai yra mano toksai modelis, kurį aš galiu sau leisti, žinai, šiandien dienai. Tai matyt, dauguma žmonių su manim nereleitins, nes vis tiek reikia eiti ir dirbti, bet atrasti, kad kaip čia yra toks skausmingas posakis, kad patyrus bet kokią psichinę ligą arba ten sutrikimą, diagnozę turint, tai pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo. Jisai bus kitoks, bet nebūtinai blogesnis. Tai klausimas, kokį tu pasirinki jį gyventi, tą gyvenimą. Jeigu tu pasirinki gyventi dėmesingesnį ir labiau mylėti save, tai man atrodo, tai bus didelis labai laimėjimas ir po kurio laiko tu suprasi, koks tu esi dėkingas, ne, kaip aš ir tu šiandien pasakėm tai lygai, kad jinai ištiko, ačiū Dievui, kad mes sugebėjom iš to išlipti. Ir tikrai tas, žinai, turbūt pripažinsi, kad yra kitaip, ne, jau niekada nebus taip, kaip buvo. Tai klausimas, kaip tu pasirinksi, kaip būtų, ar tu nuolatos norėsi grįžti, tiksliau nesaugosi savęs ir nuolatos grįši į tas situacijas, nes kad yra kelias atgal grįžti į perdegimą, tai 100% tau, man, visiems. Ir netgi nepaisant to, kad mes dabar gyvensim dėmesingą gyvenimą, gali būti gyvenime tokios situacijos, kaip mes vėl grįšime, ne, į tuos, ir žinom, kaip ten yra baisu, bet mes jau turėsim įrankius, instrumentus išmokę, kaip iš to išlipti. Ir gal nebetruks, man truko turbūt kokius 3 metus, kada aš jau po 3 metų galėjau sakyti, kad aš išlipau, dabar aš esu visiškai sveikas ir viskas su manimi okei yra. Tai 3 metai yra ilgas laiko tarpas. Tai galbūt dabar jau turėdamas tiek visokių instrumentų ir žinių išlipsiu, žinai, greičiau. Ir tikrai nėra jokios garantijos, kad nepateksiu į tas situacijas. Galbūt pateksiu. Tai mes kiekvienas pasirenkam, kaip mes gyvensim, žinai, po visų tų dalykų. O visiems tiem, kurie yra kelyje turbūt į perdegimą, tai vėlgi, nėra kito būdo, tik tais pradėti jaust, kiek dar tos baterijos pas mane yra likę. Nes jeigu ten vienetas procentukas, jau reiktų pagalvoti, kažkaip reikia pasikrauti. Savistaba tokia. Jo, savistaba. Tiesiog tas dėmesingumas plačiaja prasme, kad aš visų pirma esu dėmesingas sau, tai aš jaučiu save kaip tokią visom prasmėm, tiek kūno signalus tuos somatinius, kad nežinau, elementarus dalykas man, kai aš pradedu labai stresuoti, žiauriai dreba rankos. Ir labai komiškai atrodo, kai nesugebu ten parašo padėti, pavyzdžiui, kokių starčių, tiesiog ta makalynė gaunasi, žinai. Tai man aišku signalas, kad kažkas negerai. Nors kartais žmonėms būna, žinai, rankos dreba ir ne nuo to, tiesiog, nežinau, ten prigeri kavos per daug ir dreba tos rankos. Tai čia irgi yra atpažinimas, ar dreba dėl to, kad tu ten jau, nežinau,
9 puodelį kavos daužai ir tau tiesiog yra tas momentas, kaip aš sakau, aš 4 mėnesius dirbu po 14 valandų. Gal čia kai kuriems skamba, kad aš vis tiek mažai dirbu, žinai, bet man atrodo 14 valandų jau yra jau tada top, nes aš jau ten po tų 4 mėnesių man tikrai jau reikia poilsio daug, nes aš jaučiuosi, kad aš jau viską atidaviau. Tai yra maks, ką aš turėjau, žinai. Tai va, kai tu jauti, kad irgi tas 14 valandų dirbdamas aš kartais jaučiu, kad žiūrėk, jau viskas pristabdau ten keliom dienom, nes jau, viską, žinai. Tada ten irgi turėdamas komandą, žinai, paskambinu, sakau, žiūrėk, kad manęs dabar biški nebus, aš turiu biški, žinai, kažkaip susirinkti save, nes tikrai jau per daug atidaviau. Tai tada jie uždengia kažkokias vietas. Sakau, kai kurie žmonės gal neturi tokių galimybių, tai tada dar labiau turi užsiimti savistabą, kad tu, žinai, liko 20%, geriausia telefoną kraut nuo 20 iki 80%. Tai kad nors galėsim pakalbėti apie tuos 20%, kodėl reikia, kodėl tas 20% streso yra gerai, nes visai streso neturėti irgi nėra labai gerai. Tai va. Aš dar galvoju, tu čia paminėjai pavyzdį, kad va tau pradeda rankos drebėti ir galvoju, tikrai kiekvienas turi savo susirasti. Aš lucky enough su coachingu ėjau irgi iš perdegimo arba coachingė paliečiau šitą temą ir labai irgi faina mano coacherė sako, gerai, jau susidedam viską ten, kas po to daros, tai aš žinau sąrašiuką tiksliai, ką darau, jeigu jau perstengiu. Gal neperdegiau, bet jau artėjau link to ir ten tiksliai žinau, ką einu valgyti, su kuo susitinku, toks, žinai, kur išsitrauki manualą ir eini. Bet tuo pačiu susidėliom, kas daros prieš tai. Tai aš, pavyzdžiui, esu atradus, kad aš einu atsiprašinėti žmonių. Ir tai yra mano indikatorius, kad aš tuoj peržiūrėsiu. Tokia vidinė kaltė pradeda jausti, ne? Kad kažką tu čia blogai darai. Nežinai, kas gaunasi, mes ten po to atviniojom, bet tai iš principo tu esi pavargęs, aš esu pavargus, tada reiškia, kad aš turiu mažiau kantrybės ir esu irzlesnė. Tai aš tada kažkam agresyviau ten galbūt atreaguoju, o gal ir nebūtinai, bet kadangi pačios jau vidinė būsena yra labai silpna, tai aš tada pradedu save kaltinti, kad kažką blogai padariau ir einu atsiprašinėti žmonių. Tai toks, kur ir man dabar būna, jeigu aš einu atsiprašinėti, galvoju, laikas atsisėsti ir pagalvoti, kas čia dabar vyksta. Bet čia toksai psichologinis, žinai, tavo bruožas, bet šiaip tai labai lengva yra, šiaip dažniausiai mūsų psichika siunčia signalus į kūną, tu nori, nenori, pavyzdžiui, kiek esu kalbėjęs žmonių, kurie sako, perėjau per 100 gydytojų, nieks neranda, kas su ta mano širdim. Tai man irgi būna tie širdies tokie permušimai, kur jau, esi jau ties riba ir galvoju, blema, čia gal mano širdis nesveikuoja ir ten, žinai, tiesiog encefalogramą, ar kaip jinai besivadintų, pasidarai ir sako, viskas su tavim tvarkoj. Ir galvoju, tai čia jau man psichosomatika pradeda daužyti. Tai va, ten drebančios rankos, širdies kažkoks neaiškus darbas, ten galvos skausmai, nemiga, kas čia dar galvoju, šitas apetito kažkoks, žinai, ten libido sumažėjimas, kur tu jau nieko pradedi nebenorėti ir tada supranti, kad žiūrėk, jau visa puokštė yra reikalų, tai jau gal reikia pasižiūrėti, kas darosi, žinai. Nepaisant to, nes mums mintis tai pastebėti labai sunku, žinai, būna, kad užsisuka kažkoks ten, bet kaip tau, žinai, norisi atsiprašinėti, tau nuolatinė kaltė kažkokia, kad aš nepakankamai gerai darau. Bet mintis tai sunku pastebėti, žinai, nes, tai kaip čia tokia meta mintys gaunasi, ne, kad tu turi stebėti savo mintis apie mintis, labai sudėtingas procesas, tai daug lengviau yra tiesiog, dabar jeigu klausot manęs, tai irgi pastebėkit, ką jūs jaučiat kūne. Jeigu ten, žinai, jauti, kad tokia įtampa kažkokia, tai raumenys ten, žinai, įsitempia. Tai irgi man tai patinka, kartais atsiguli vakare, žinai, ir tiesiog praskenuot kūną, skirti, nežinau, 20 sekundžių. Ir tai jau tik, kai tas skenuojamas kūnas, jisai tiesiog, žinai, atsipalaiduoja, nes, čia ko jį tebiškai įtempta, kažkaip negerai, žinai. Jis atsipalaiduoja ir tada tu jauti, kad tu jau ten smengi, žinai, į tą patalą. Ten suskaičiuoja iki 5 ir jau mėgiai, žinai. Atradęs aš irgi savo užmėgimo būtų, sakiau. Dabar tu pasakė, aš taip praėjau, galvoju, pečius kažkaip gal palaiduoju. Taip, čia yra pirmas, į ką mes įtampas. Taip, iš šitas vietas. Bet man vis tiek, žinai, kas patiko labai, kai tu pasakoji apie savo tą pasiruošimą ir kaip tu gyveni 4. Man patiko girdėti, kad tu kartais dirbi po 4 valandas, kartais po 14. Taip, tai čia normalu turbūt. Normalu, bet ne. Aš galvoju, aš ką dažnai girdžiu, kad žmonės, kurie galvoja apie ėjimą iš perdegimo, ir čia dažniausiai yra tie, kur eina link perdegimo, tai jie įsivaizduoja, kad jeigu tu nori neperdegti, tai staiga tu turi labai mažai dirbti. Mažai daryti, būti egoistiškas, žinai, ten neskirti laiko šeimai ir panašiai. Ir natūralu, jeigu tu esi high performing person, tai tau niekaip netinka šitas planas tada, nes visiškai klešina su tuo, kas tu esi. Tai man labai patiko tavo tas toks, kur
tai it's okay, tu susidėliok, jeigu tau dabar yra projekto pridavimas, arba jeigu tavo dabar visa šeima ten serga, tai tu gali pasportuoti tuo momentu, tiesiog svarbu po to duoti savo atsigauti ir tą išsibalansuoti. Tai čia, žinai, irgi palyginimas su tokiais gal irgi tam tikra prasme somatiniais, bet ir psichiniais procesais. Pavyzdžiui, jeigu alkoholikas staiga nustoja gerti, tai yra didžiausia tikimybė, kad žmogus numirs, nes jis tiesiog, jo organizmas yra nepratęs. Arba su narkomanais lygiai tas pats, kas ten kokį metadoną tada skiria, kad jį tiesiog nuvestų nuo tų sunkių narkotikų prie lengvesnių ir kad jisai tokiu būdu išsiniveliuotų visi tie procesai. Tai čia lygiai tas pats, kas jeigu tu, nežinau, ten dirbi ir mes irgi, čia ir yra bėda su psichika ir suvok, kad kartais mes galvom, kad nuo rytojaus tai viską pakeisiu. Reikia ne viską pakeisti, reikia nuo pačio komfortiškiausio keičiamo dalyko. Nes jeigu tu galvoji, aš niekad gyvenime nesportavau, davai, rytoj pradėsiu bėgti maratonus. Tu tikrai nepradėsi, baik apgaudinėti save. Tai mes galvom, kad štai dabar atėjo maksimalių pokyčių metas. Ne, maksimalių pokyčių metas prasideda nuo paties komfortiškiausio pakeisti dalykų. Nes kitaip tu tiesiog nenueisi jokį pokytį. Labai mažai žmonių turi tą tokią, žinai, išsiugdė savidiscipliną, kad aš užsibrėžiu ir dabar aš taip darysiu. Aš turiu porą tokių draugų ir aš labai iš jų bandau išmokti, man labai blogai sekas, nes aš irgi prie tinginio esu ir aš tada žinau, kad man reikia nuo mažų dalykų pradėti keisti ir tada žiūrėk, kad tas pokytis kažkaip įvyksta. Nes jau ko mes nemėgsta mūsų psichika, tai didžiulių diskomfortų. Lygiai taip pat ten, nežinau, turbūt visi žinom, kad ir tuos pačius vaistus psichotropinius, kai tu jau pasveiksti, tu negali tiesiog, nuo rytojus negersiu, dar gersiu juos pusę metų, tik tais daug mažesniam dozėm ir mažinsi, kad tau neiškeltų tiesiog tokių, tų procesų, kurie buvo prieš tai. Nes čia yra vienintelis būdas, tai su psichika dėja taip yra, kad mes turim suprasti tą inertiškumą psichikos ir čia atsiranda tokie tam, kaip čia, mokslas tą ir sako, ar ne, kad mes jeigu turim didžiulį sukrėtimą, kartais sako žmonės, žiūrėk, ten numirė jo artimasis koks nors ir kaip jis gerai laikosi. Paklausti jo po 2 savaičių, nes mūsų psichikai turi inerciją bent jau 2 savaičių. Kad tai žmogus galvoja, numirė ten mano mama arba tėtis, jau buvo laikas, viskas tvarkoja ir po to po 2 savaičių supranti, kad šakė žmogui sugriuvo. Tai reikia, aš irgi, kad turiu bičiulių, kurie ten turi praradimus, tai sakau, aš dar 2 savaitės su tam bendrausiu, noriu žiūrėti, kaip tavo seksis, nes kartais būna, kad jo po 2 savaičių, lygiai tas pats atsigavimas irgi kartais būna, žinai, po 2 savaičių grįžtam į tą set pointą ir viskas būna tvarkoje, tai čia yra mokslas, kuris ir pasako, kaip veikia mūsų smegenys. Dar prie to viso, tai galvoju, yra ir dar tas momentas, kur tai tavo visas organizmas ir psichika lygiai taip pat buvo survival mode, tai jeigu tu kažką pakeiti, tai dar tikriausiai arba didelė tikimybė, kad pradžioje viskas bus blogai, nes tada staiga pradės ir nugaras skaudėti ir tas ir anas, nes organizmas sako, tai čia dabar mes ramybės būsime, tai dabar jau aš galiu norėti, kad manim rūpintųsi. Tai irgi taip nes aš atsimenu, kai pradėjau savim rūpintis, tai tikrai pirmus metus sakiau, nesuprantu, kas vyksta. Prieš tai blogai maitinausi, mažai miegojau, daug keliavau, buvo belia kiek streso ir sveikata buvo žymiai geresnė. Tai man užtruko tą suprasti ir priimti, kad, dabar aš gražinu skolą iš principo savo organizmui, kur jisai sako gerai. Savo resursą išdaužė į minusą ir dabar jau turėjo su tuo dylint. Tai mūsų organizmas, tiek mūsų ten somatinis, tas fizinis kūnas, tiek psichika turi tą mobilizacijos efektą, kad jeigu, nežinau, mes nesam labai išsigandę dideliam strese, tai ten kortizolis taip daužo, kad tu ten niekados nebėgai taip greitai, kaip dabar gali bėgti, žinai, bet tai reiškia, kad tu tiek nubėgęs, tavo raumenys, tavo sausyslės, jie neturi prie to pripratimo, tai kad tu dabar nuvarėjai, nežinau, tos 200 metrų ten per kelias sekundės, tai nereiškia, kad tu nuolatos gali varyti. Bus pasiekmes, tu tai turi supras, lygiai tas pas, kad ten būna žmogus susimobilizuoja, ten kokį nors projektą gavę sudėtingą, žinai, varo, juodai ir galvoja, kaip aфиgenai ir dabar išvarysiu palisėti, žinai, ir ilsisi ir supranta, kad jį taip pradeda daužyti, kad jisai nebegali grįžti į darbą, jisai visus resursus palikęs tenais. Tai ta mobilizacija, tam ir padaryta. Mes esam, kaip homo sapiensai, visgi turim smegenų struktūrą, taip pat kaip pirmykštis žmogus, o turim visiškai kitokį gyvenimo būdą ir kitokias gyvenimo sąlygas. Tai turim suprasti, kad tas kvailas, kaip čia, pirmykščio žmogaus smegenis mes turim puoselėti, mes turim jomis rūpintis, nes per tos 1000 metų labai nedaug mes biologiškai pasikeitėm, o aplinka pasikeitė radikaliai, mes visai kitaip gyvenam. Tai čia, pavyzdžiui, vienas iš būdų galbūt kažkam pagelbės, aš ilgą laiką nesupratau, kodėl atsikėlus ryte, prabudus mane daužo nerimas, aš toks stresuotas visas.
Tai po to aš neku su vienu šitu socialiniu, Jėzus užkrito, ne filantropu, whatever, grįž, vėlgi pameni mūsų, kad man pargrįžta žodis. Jo, žinai, žmogum mokslininkai jisai sako, ne, tai sako, žiūrėk, kai mes būdami pirmyščiai žmonės atsibusdavom vidury nakties, tai reiškia, kad kažkoks tai signalas, kad mums reikia bėgti, lėkti. Tai mums daužo kortizolis, daužo adrenalinas, kad mes esam pasiruošę nuo pat pirmos akimirkos, kai mes pabudom, bėgti. Ir tie mūsų pirmyščio žmogaus smegenys, ypač jautresniems žmonėms, kaip aš tikrai esu pakankamai jautrus, aš jaučiu, kad aš atsibudau, man toksai nerimėlis, kažkoksai ten 1 valandą ryte, žinai, būna. Ir po to viskas okei, tai sako, tai ko tai čia barnis. Ir dabar aš irgi jaučiu tą nerimą, bet aš jam leidžiu būti, pabus ir pasibaigšnai. Tai bandyti išvyti, va šitus, ne, tai galvoju, reikia imtis priemonių, čia, va, kad tą valandą geriau pasijaučiau. Tai tada pabandyk tu kovoti su savim. Tai tikrai pralaimėsi. Matyti tiesiog svarbu žinoti. Svarbu žinoti. Man svarbu faktai, man svarbu yra, tai gal kažkam svarbu pasakyti, kad nežinau, ten, dievulis tai padarė, gal jam gerai, man taip negerai, man noris, kad man pasakytų, žiūrėk, ten moksliniam darbė taip parašyta, ABC, paskaityk, aš paskaitau, viskas aišku, susidėlioju į lentylę, žinai. Aš galvoju, labai taip gerai man susivedė, žinai, toksai jau turbūt ir pabaigai, kad vienas tai nedavarykim tos baterijos ten iki 1% ar 0, šiaip nuo 20 jau laikas pradėti krauti. Ir kitas, ta mintis, ką tu sakei, kad kiekvienas gali susidėlioti taip, kaip jam reikia ir tai nereiškia ir netgi nereikia ir nesveika viską keisti. Nes tai automatiškai bus stresas organizmui ir tada irgi bus šakė, žinai. Tai jeigu dar nesi ten kažkur ant 0, kur jau reikia labai pagalbos, tai galima po truputį. Iš tikrųjų, po truputį... Prasmingiausia po truputį. Taip, kažkaip po truputį mažinti ir įvedinėti naujų dalykų, čia kažką nuimti. Mane labai tas ramina, žinai, nes aš tau irgi rašiau, kad norėsiu pašnekėti, nes aš kartais jaučiu, kad aš taip up and down, žinai, up and down, atrodo, reikia pavaryti, po to ilsiuosi. Tai dabar biškai nurimau, kad čia it's okay. Jo. Bent jau, man taip tinka. Visus jausmus jausti yra okay, ne? Taip. Nenormalu yra bandyti juos išvyti. Man labai nepatinka, kad mes sakom, kad ten yra geros emocijos, blogos emocijos. Nėra blogų emocijų, nėra blogų spalvų, juoda spalva yra nuostabi spalva, žinai, viskas su jie tvarkoja. Tai tos emocijos irgi tiesiog kai kurios mažiau komfortiškos, kai kurios labai nekomfortiškos. Bet jeigu tu sugebi jas išbūti ir nebandyti jų išvaryti, tai jos ir pasibaigs. Kaip sakiau, visą laiką grįžtam į tą set point, kai esam tokios pakankamai sveikos psichikos. Jau nebegrįžtam tada, kai mes jau suprantam, kad blogai jaučiuosi, bandau išvyti tas blogas emocijas, kurios iš tikrųjų neblogos, ir tada užsisuka tas, kaip čia toks vicious circle, kur tu jau kovoji su savim ir kuo toliau, tuo labiau, tada jau pradedi nerimauti, kad nerimauji, stresuoti, kad stresuoji, žinai, įsijungia kažkokie meta procesai, kurie visai jau nieko bendro su konstruktyviu, žinai, mąstymu nėra ir tada nuvažiuoji ten, kur visai nereikėtų būti. Tai jauskim visas emocijas, pažindinkimės ir tikrai viskas bus okei. Ačiū, Almantai. Bliama, čia kaip mantra tokia, žinai, išsinešimai, emocijos, visas emocijos yra gerai, svarbiausia jas jausti ir tada... Nebandyti išvyti, susidraugauti su savim. Ačiū tau labai. Dar kartą primenu visiems, šiandien mes turėjom Almantą Dulkį, tai Logov konferencijos, ne? Taip, dabar jau Logov. Buvusi pauzė, bet dabar jau Logov konferencijos įkūrėjas ir aš, Vaiva Kubilaitė, TechKinči bendrai įkūrėja. Ačiū jums labai ir iki kitų laidų.